Sako, kad nemato manęs. Tai... O, dabar tikiuosi, kad matysite mane. Taip? Taip, o, puiku, nuostabu. Taip, taigi, dar kartą tada labą dieną. Taip. Malonu. Taip, dėl girdėjimo. Tuoj pasižiūrime. Kažkam dar su garsu turbūt yra problema. Nu, viskas aišku. Gerai, taigi dar kartelį tada. Šiaip aš esu Rasa Malikėnienė, dirbu Vilniaus Antakalnio progimnazijoje ir iš tikrųjų jau 12 metų darbo stažo turiu, šiaip esu ir mokytoja, tačiau manyčiau, kad tas įdirbis, kurį aš turėjau, dirbdama su įvairaus amžiaus mokiniais, nors pagrindė tai dirbdavau su 5 ir 12 klasių mokiniais, iš tikrųjų man leido šiek tiek kitaip pasižiūrėti į muzikos dalyką ir mokymasi muzikos to dalyko. Ir kai gavau pasiūlymą šok serijos vadovėliams parašyti, iš tiesų mane labai sudomino pati šitą seriją, nes jinai išsiskiria iš visų vadovėlių, tuo, kad jinai yra labai integrali ir iš tikrųjų integralumas pasireiškia ne tik tai tuo, kad yra ieškoma kažkokių tai bendrų temų, tačiau yra iš tikrųjų labai mąstoma autorių apie tai, kaip padaryti tą tikrą integraciją ir integraciją būtent tarp mokinių gebėjimų. Kad mokiniai iš tiesų, na, kaip čia pasakyti, savo žinias, kurias jie gauna per lietuvių kalbą, kurias jie gauna per muziką, galėtų naudoti būtent abiejose pamokose ir jiems tai būtų naudinga. Jūs turbūt, jeigu esate nors truputuką susipažinę su šitą seriją, tai turbūt žinosite, kad yra integralumas yra ne tik horizontalus tas vadinamas, kada mes, na, sakykime, kiekvienais metais prie jau turimų žinių vis kažką, tai ar gebėjimų vis kažką naujo pridedame, bet mes turime tą vertikalų, kaip ir sakiau dar kartą, nes tai yra, na, integracija tarp dalykų įvairių. Bet iš tikrųjų, kai teko jau pradėti tą rašyti vadovėlį, aš pirmiausiai suvokiau, kad turbūt ne pati tema, apie ką tu rašai, yra pats svarbiausias dalykas, kad pasiekti gerų rezultatų, o galbūt didesnis svarbumas yra tame, kad pirmiausia, gebėjimus kažkokius tai ugdyti ir kad požiūris į patį mokymą turėtų būti galbūt šiek tiek kitoks, kai kurių mokytojų, kad būtent būtų geri rezultatai. Taigi, dar pasakysiu tokį vieną iš savo potyrių, kad teko kažkada dalyvauti viename iš seminarų, kuris mano pačios darbe labai daug turėjo įtakos ir pakeitė pačią, na, kaip čia sakyti, darbo pobūdį, galbūt pačios požiūrį į mokymą ir mokymasi. Ir manyčiau, kad aš pirmiausia ir pašnekėsiu ir jums pristatysiu, kad būtent tai, kaip aš įsivaizduoju, į ką mes turėtumėme atkreipti dėmesį, būtent į ką atkreipti dėmesį, kad galėtumėme sėkmingai tą mokymą mokyti. Mes dabar truputuką sustosiu, nes nelabai spėjau kartu ir kalbėti ir kartu skaityti jūsų komentarus, nes kaip aš suprantu, truputukas pas kažką tai su garsu yra problema. Gerai, ar dabar bus gerai, jeigu aš garsiau šitaip kalbėsiu? Na va, tvarkoju, galiu garsiau kalbėti be problemų. Taip, taigi, iš tiesų, pirmiausia, mokinys, mokydamasis mokykloje, jisai turi patirti sėkmę ir turi būti jaustis laimingu. Jūs patys žinote, kad jeigu jums kažkas tai nesiseka, tai labai greitai ir jūsų greičiausiai motyvacija krenta ir tada, na, tokia grandininė reakcija, tai yra nenoras mokytis arba nesistengimas mokytis arba atsainus mokymasis. Taigi mes turėtume nusiteikti būtent, kas tos muzikos dalykas suteikia, na, vaikui galimybės tikrai atsiverti pilnai. Taigi mes vis dėlto galime padaryti labai daug, bet pats tas faktas, kad galime padaryti gerokai daugiau negu darome šiandien, tai, na, kaip ir faktas yra. Ir blogiausia tai, kad mes labai retai susimąstome. Taigi pirmiausia, mokytojas ateidamas į pamoką turėtų pagalvoti, ar aš šiandieną tikrai padariau taip, kad mano vaikas mokykloje
jaustųsi mano klasėje, mano pamokoje pirmiausiai gerai. Šiaip tai laimės pojūtis, mokslininkų yra nustatyta, kad maždaug apie 50% priklauso nuo to mūsų supančios aplinkos ir ankstyvosios būtent patirties. Taigi manyti apie tai, kad mes galime vaiką labai pakeisti, iš tikrųjų turbūt nelabai, nes būtent ta ankstyvoji patirtis, kurią jis atsineša iš šeimos, kurią jis jau matęs yra savo šeimoje, savo aplinkinėme supančiame pasaulyje, ta patirtis jau niekur nedings. Iš tiesų, čia kaip pavyzdį aš jums galėčiau tiesiog iš gyvenimiškų tokių dalykų duoti, kad pavyzdžiui, juk mažas vaikas, sakykime, ateina, sakykime, svečius ir draugai pasis ir jūs paprašote, kad vaikas pasakytų eilėraštuką. Ir, sakykime, atsistoja vaikas ir jisai užmiršo eilėraštį. Mes galime jam pradėti sakyti, kad kaip tu čia davai, va čia pirmieji žodžiai yra tokie, tu mums tą eilėraštį jau sakyk. Ir galime atvirkščiai, tokiu dalyku, jeigu jisai pajus tą nelaimę, kad yra, aš užmiršau, aš vėl kažką tai kitą kartą jau bijosiu sakyti tą eilėraštį, nes mano tėvai liko nepatenkinti, nes aš jo taip ir nepasakiau. Ta patirtis jau tos nesėkmės nenorėjimo. Kitą kartą greičiausiai vaikas tas iš viso net nelips ant tos kėdės sakyti eilėraštį, jis tiesiog bijos. Jau turės kažkokį tai, sakykime, tokį nuojautą baimę kažkokią, kad nepadaryti kažką tai ne taip. Iš kitos pusės, pavyzdžiui, tokioje pačioje situacijoje mes galėtumėme elgtis visiškai kitaip. Tai yra pasakyti, kad tu labai gražiai atsistoji dabar ant kėdės. Nieko tokio, kad tu nepasakei tai eilėraščio, galbūt tu užmiršai, tai kitą kartą tu pasakysi tikrai gerai, bet už tai tu labai dabar gražiai pastovėjai ant kėdės. Taigi tu visieną tam vaikui duodi nors minimaliai tą laimės pojūtį, kad visieną jisai padarė. Galbūt ne 100% tai, ko mes iš jo tikėjomės, tačiau jisai iš to 100%, kad ir 10 ar 20 jisai gali padaryti. Kitą kartą bus procentaliai, galbūt ir dar daugiau. Šiaip tai 10% sudaro turėjimas. Tai, kai mes įsivaizduojam dažnai, kad tai yra šeima, draugai, sveikata, ten tokie dalykai, tai laimės pojūčių tai yra tik 10%. Ir 40% tos laimės pojūčių priklauso nuo kiekvieno individualaus indėlio, asmeninio indėlio į tam tikrą kūrimo arba mokymosi procesą. Ir čia aš dažnai vaikų klausiu, sakau, kaip jūs įsivaizduojat, kuris iš jūsų yra laimingesnis? Ar tas, kuris buvo gudrutis ir ten atsiskaitimo metu galbūt nusirašė kažkur tai ir gavo 7, ar tas, kuris galbūt tikrai prasidėjo ten ilgas valandas prie ar ten vadovėlio, ar prie kažkokio tai ten darbo, kuris jam buvo skirtas ir jisai gavo ten, sakykime, netgi ir tą patį 6. Bet tai jau buvo balų daugiau, negu kad jisai gavo, pavyzdžiui, prieš tai. Tai šiaip, aišku, dažniausiai vaikai pasisako, kad taip, sako, laimingesnis tas, kuris gavo 7, nes jo kaip ir pažymys yra didesnis. Tačiau paskui jie pasidiskutavus, jis puikiai sutinka su tokiu dalyku, kad vis dėlto tas laimės pojūtis yra labai trumpas. Todėl, kad vėl jisai pradės jaudintis ir bijoti kitą kartą, nes jisai nežinos, ar jisai sugebės vėl nusirašyti, ar pavyks jam vėl kažkaip tai išsisukti iš situacijos. Ir o tas atvirkščiai, kuris gavo, pavyzdžiui, kad ir tą mažesnį 6, bet jisai jau puikiai suvok, kad jisai tam 6 moka ir tai, kai jisai išmoko, jisai dar galės pridėti ir kitą kartą jisai iš savo žinias, iš savo gebėjimus gaus tą patį 7. Tai iš tikrųjų, kad vaikus ir galbūt reikėtų skatinti tokio požiūrį, juose skatinti, kad jie negalvotų apie tai, kad norisi čia ir dabar ir būtent to maksimalaus pažymio ar maksimalaus įvertinimo. Kad viskas yra po truputuką, bet kad tu tai gali pasiekti, tau tik tiesiog reikia kiekvieną kartą dirbti. Kaip ir sako, mes galime būti tokie laimingi, kokie norime patys būti. Taigi svarbiausia yra vaikui duoti norą būti tuo laimingu ir mokymu. Dabar kas tas yra pirmiausia pats tas mokymas? Mokymasis tai yra sąmoningas ir nesąmoningas individualaus arba kolektyvinis žinių ir gebėjimų įgijimas bei naujo požiūrio formavimas. Sudėtinga, aišku, tokia pakankamai frazė, bet iš tikrųjų, kaip aš visuomet sakau, kas tas yra sąmoningas ir nesąmoningas, į ką mes irgi turėtume atkreipti mokinių dėmesį. Sąmoningas tai yra, kada aš atsisėdu prie knygos vadovėlio, kai aš suvokiu, kad man reikia išmokti tam tikrus dalykus, ar tekstą perskaityti, ar įsiminti kažką, ar išmokti dainuoti kažkokį tekstą. Vienu žodžiu, tai yra sąmoningas mokymas. O nesąmoningas mokymasis tai yra tai, ką mes pastebime mūsų supančioje, sakykime, aplinkoje.
Na, kaip, pavyzdžiui, paprasčiausias pavyzdys, kad, sakykime, paklaustas, na, sakykime, pavyzdžiui, kad žmogus gatvėje eidamas nukrenta, tai dažniausiai mes visi tai reaguojame taip, kad pradedame eiti irgi atsargiai. Na, ir, pavyzdžiui, žiemos metas, tai įsivaizduojam iš karto, kad tas žmogus nukrito, todėl, kad buvo čia šitoje vietoje slidu. Tai iš tikrųjų mes kaip ir mokomės nesąmoningai, kad tai, ką aš matau aplinkui, na, vat yra vienaip arba kitaip. Todėl čia jau yra labai didelė mokytojo atsakomybė, kad jisai, tai kaip jisai elgėsi, tai ką jisai pats daro, jisai yra kaip pavyzdys to nesąmoningo mokymusi mokymui. Kolektyvinis ir individualus tas įgijimas, tai iš tikrųjų manyčiau, kad būtent muzikos dalykai yra labai svarbu skatinti mokinių daugiau tą kolektyvinį darbą. Nes mokėti išgirsti kitą, mokėti kartu padainuoti, mokėti atlikti tam tikrus darbus, na, tas komunikabilumas, manyčiau, jis tikrai yra reikalingas visose dalykuose. Ir kas yra dar labai svarbu, kad po jūsų pamokų, tai yra tai, ką jūs mokiniams duodate, ar mokiniams pateikėte žinias, arba lavinate jų gebėjimus, svarbiausia, kad juose, tose mokiniuose pasikeistų jų požiūris kažkoks. Tai yra, kad jie suvoktų vienus arba kitus dalykus. Pats mokymasis, tai yra jom būtina sąlyga, tai yra atmintis. Ir atminties veikime būdingi yra 3 procesai. Tai yra įsiminimas, tai yra saugojimas ir tai yra atsiminimas. Kitaip tariant, aš turiu tam tikrą informaciją įsidėti, toliau ją išsaugoti savo galvoje ir paskui sugebėti ją išsitraukti. Ir čia labai dažnai pateikiu tokį, na, visiems pavyzdį, kad, sakykime, jūs kažkoks tai atsiskaitimas jums vyksta ir taip toliau, ir jūsų klausia, na, sakykime, kad ir iš istorijos, pavyzdžiui, dalykų, kokios nors ten vardo ir pavardės ten kažkokio tai žmogaus. Ir jūs iš karto prisiminate, kad štai puslapį matau, kurioje vietoje, įsivaizduoju, kokiai pastraipo tai vardas pavardė yra parašyta. Atsimenu paveiksliuką šalia esantį arba nuotrauką to žmogaus, kaip jisai ten atrodė, bet vardo ir pavardės iš tikrųjų aš neatsimenu. Ir šitoje vietoje iš karto galima būtų užduoti dar vieną klausimą, tai yra, kurioje vietoje buvo padaryta klaida, kad ta atmintis nesuveikė taip, kad žmogus prisimintų tą vardą ir pavardę. Ar jisai blogai įsiminė kažką tai, ar jisai blogai išsaugojo galvoje, ar jisai nesugebėjo ištraukti iš to savo galvos ir atsiminti, tai yra tai, ką jisai įsidėjo. Tai čia aš prašyčiau, jeigu galima, jūs man parašykite dabar, kaip jūs įsivaizduojate, kurioje įsiminimo, saugojimo ir atsiminimo stadijoje buvo padaryta klaida, kad buvo neteisingai neištraukta informacija. Nu, dar palaukti poros. Na, iš tiesų teisingai Daiva yra pasakysi, kad tai yra įsiminimo stadijai. Todėl, kad jūs iš tikrųjų įsiminėte pastraipą, kurioje tas vardas ir pavardė parašyta, jūs įsiminėte nuotrauką, bet jūs neįsiminėte konkretaus dalyko, kurį jums reikėjo įsiminti. Galbūt tai buvo tas dalykas, kada jūs mokėtės ir tai buvo ne visiškai sąmoningas mokymasis, nes jūs net nežinojote, ką jūs turėjote įsidėti. Tiesiog jūs mokėtės tam tikrą tekstą. Todėl šitoje vietoje iš karto turėčiau pasakyti, kad kai jūs skiriate vaikams kažkokią tai užduotį, jūs turėtumėte tiksliai įsitikinti, kad vaikas tikrai žino, ko jūs iš jo laukite ir ko jūs norite, kad jisai išmoktų. Tai yra, ar gautų kažkokias žinias, ar gautų kažkokius tai gebėjimus. Todėl, kad šiuo atveju, kai buvo pateiktas, sakykime, kažkoks tai ilgas tekstas su nuotrauka, nebuvo paaiškinta konkrečiai, ką tu turėtum įsiminti. Taip? Ar tu turi atsiminti, kaip šitas žmogus atrodė, ar tu tiesiog turi žinoti, kad toks kažkoks tai žmogus galbūt buvo kaip istorinė asmenybė, ar tu turėtum labai konkrečiai žinoti ten jo mirimo gimimo metus, ar atsiminti ten jo vardą arba pavardę. Tai iš tiesų nepamirškite tokių dalykų, kai jūs skiriate mokiniams užduotį. Aišku, dar yra vienas dalykas, kad bet kokiu atveju įsiminime dalyvauja ne tik tai smegenys, kad aš kažką vienaip arba kitaip įsiminiau. Tame procese dalyvauja ir protas, tame procese dalyvauja ir emocijos, tai yra širdis, kuriais mokiniui ateina kažkokie išgyvenimai. Ir lygiai taip pat dalyvauja ir kūnas, tai yra kinestetiniai dalykai, tai yra kaip jisai ten įsiminė, kokius jis pojūčius turėjo. Ir niekam yra nepaslaptis, kad mūsų smegeninės priima labai įvairiais būdais informaciją.
Tai yra, gali būti garsinė informacija, gali būti per įvairius jutimus, tai yra per kvapus, lygiai taip pat gali būti per lytėjimą, tai gali būti ir regimoji kažkokia atmintis, ir lygiai taip pat gali būti audialinė arba klausymosi atmintis. Ir kaip yra žinia, kad mūsų smegeninėse iš tikrųjų yra labai sudėtingas mechanizmas, kuriame yra be galo daug visų ląstelių, kurios ten jungiasi į vadinamas sinapses ir sudaro tas mūsų atsiminimo visą, čia pasakyti, sistemą. Dar vienas dalykas, kurį aš pati labai, irgi apie tai dažnai galvoju susipažindama, ypač su mokiniais, kad žinoti, kaip su jais elgtis, kokias užduotis jiems daugiau skirti ir iš viso kaip matyti, kaip jie dirba, kad suvokti, kad kaip jiems galima būtų padėti, tai yra tai, kad mes turime nepamiršti, kad pas mus yra tie du skirtingi pusrutuliai. Tai yra tas dešinysis kūrybingasis, kūrybos yra labai daug, ir kairysis, kuris yra daugiau toks, konkretumas, jam labiau yra toks matematinis, kaip mes dažnai jį vadiname. Ir čia iš karto, duosiu jums vieną tokį kaip ir neužduotį, bet kaip ir klausimą jums pamastymui ir labai vėlgi lauksiu atsakymą. Situacija. Sakykime, jūs mokiniui duodate užduotį sukurti fantastinę pasaką. Ir yra du tipai mokinių, tai yra vienas, pas kurį yra labiau dešinysis pusrutulis išsivystęs ir jis yra labai kūrybingas, o kitas, kuriam daugiau yra išsivystęs, tas racionalusis, kairysis pusrutulis. Kaip jūs manote, koks bus, kaip jie rašys tą rašinį? Tiksliau, kaip jūs suprasite, kaip jūs galėtumėte iš jų kūno kalbos arba iš jų veiksmų suprasti, kad tas vienas mokinys arba kitas yra vienas kūrybingas, o kitas yra daugiau tas racionalaus mąstymo. Kokie požymiai jums tai parodytų? Nematau dabar, matau, kad liktai, arba aš nelabai gerai suformulavau jums klausimą, tai yra galbūt tada dar kartą pakartosiu. Kokių veiksmų imsis, jau matau parašyti, pirmiausia pagalvos ir tada pradės rašyti. O teisingai, taip. Iš tikrųjų, jeigu dar parašysit, tai bus labai malonu paskaityti, bet realiai tai vyksta šiek tiek kitaip. Tas pirmasis atsakymas tai buvo toks galbūt arčiausiai tiesos. Tie, kurie yra kūrybingi, jie dažniausiai iš karto puola rašyti. Jų sakiniai būna sakinys visas per vos ne visą puslapį. Ir paskui jisai nebegali jo apsispręsti, kurį variantą jam pasirinkti, nes jisai ten tą pasaką bekurdamas turės labai daug įvairių variantų, kaip čia galima būtų užbaigti, ką ten dar padaryti. Dažniausiai toks mokinys darydamas užduotį pamokos gale nebeturėsiu laiko jį arba užbaigti, arba net, sakykime, perrašyti tvarkingai, nes jisai visas bus pribraukytas ir taip toliau. Tačiau gali būti dar ir kitas variantas, kad pamokos gale, kai jau reikės atiduoti užduotį, paaiškės, kad jisai iš viso ją netaip suprato ir iš viso netaip padarė, ko iš jo buvo paprašyta. O štai racionalusis atvirkščiai. Jisai arba sėdės savo ramiai ir dėliosis viduje galvoje, tai yra ką jisai pradės, kaip jam reikės rašyti tą rašinį, daugmaž apie ką jisai rašys, ir kol tokio plano savo nesusidarys, jisai tikrai nepradės to darbo iš viso daryti. Arba kitas variantas yra, kada tokie mokiniai labai pradeda klausinėti. O pavyzdžiui, ten kiek turi būti personažų, o kokia apimtis, o ten reiškia fantastinė pasaka iš šių laikų arba ten ne iš šių laikų. Tai kol jisai neišsiaiškins visų jam rūpimų klausimų, jis iš tikrųjų net nepradės daryti to darbo. Ir šiuo atveju tikrai pagalvokite tuos du variantus mano pasakytus, kaip mes kitą kartą klasėje elgiamės.
Tai yra vienas mokinys sėdi, jam prie jo prieėjęs, tu pradedi iškart sakyti, ko tu nerašai, ko tu nedirbi, matai, vat kitas jau čia pusę darbo padarė, o tu ten nieko nedarai. Iš tikrųjų gali būti taip, kad jis tikrai labai daug apmąsto ir tas darbas, kaip sako, vyksta jo viduje, bet jisai nepuola iškart rašyti. Ir kitas variantas atvirkščiai, galbūt tas, kuris iš karto puola viską daryti, reikia prieiti prie jo ir tikrai įsitikinti, ar jisai tikrai teisingai suprato užduotį, kurią jūs jam davėte. Kaip jau ir sakiau, mūsų smegenų ląstelės vadinami neuronai ir tie neuronai jungiasi į vairias sinapses. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus, netgi sėdėdamas toje pačioje klasėje ir klausydamas jūsų pasakojimas arba jūsų aiškinimo arba jūsų pateikiamos garsinės kažkokios informacijos, tai yra muzikos, tai nereiškia, kad pas jos galvose susijunginėja vienodos sinapsės. Tai nereiškia, kad jeigu jūs girdėdit klausydamėsi ten kokio nors Beethoveno 9 simfoniją, girdite ten kažkokius tai, sakykime, didingumą, muzikinius garsus ir taip toliau, tai gali būti taip, kad mokinys su savo patirtimis, su savo individualiomis sinapsėmis galvoje, tai junginys, jis girdi visiškai ką kitą. Todėl, kad jo gyvenimiška patirtis sako tai, kad jis iš viso galbūt nelabai netgi suvokia, kas tai yra didinga, pavyzdžiui, muzika. Galbūt jisai visą gyvenimą visiškai kitokio pobūdžio muzikos klausėsi ir klasikinė muzika jam su to savo didingumu yra visiškai atvirkščiai, galbūt lėta, rami ir taip toliau, nes jis visą laiką klausėsi metalo muzikos. Ir pavyzdžiui, tas koks nors ten lyriškumas ar ten tokie rubato tie vadinami laisvumas, tas klasikinės muzikos jam gali atrodyti iš viso kokios nors kaip lyrinė dainelė. Taigi iš tikrųjų jūs irgi turėtumėte pagalvoti, kad duodamiesi kažkokią tai garsinę informaciją arba apskritai bet kokią informaciją pateikdami, jūs turite išsiklausinėti ir gauti atgalinį ryšį iš mokinio, ar jis tai tikrai taip pat galvoja, tą patį girdi, ką ir girdite jūs. O ne pateikti tik tai savo nuomonės ir pasakyti, kad tai yra teisingas variantas, o visi kiti jūsų variantai yra neteisingi. Čia tiesiog galbūt tokia kaip statistika, kad iš tikrųjų mūsų protas yra tikrai labai daug tų sinapsių susijungiančių ir vienu metu neuronas gali sudaryti net apie 100 000 tų įvairių jungčių. Ir dar vienas dalykas kaip faktas, tai yra, kad mūsų smegenys išnaudoja tik apie 10% savo pajėgumo ir kaip mokiniams visuomet ir aš sakom, pavyzdžiui, tokia dažna jų frazė, kad aš klausos neturiu. Sakau, bet mes su tavimi šnekamės, tu mane girdi, taip sako girdi, tai vadinasi, tu turi tą klausą ir puikią klausą. Tai tavo klausa dar nėra išlavinta. Tai iš tikrųjų mes tiesiog nemokame smegenų pagalba taip padaryti, kad tu sugebėtum savo kūną valdyti, taip ir išgirsti tai, ką tu nori pats išgirsti. Lygiai taip pat esi čia ir su dainavimu, ir grojimu, ir visais dalykais. Dabar kaip išsaugoti informaciją, ką reikėtų daryti? Norint informaciją išlaikyti, bet kokią ją pirmiausia yra siūloma koduoti. Ką tai reiškia? Kad ilgalaikiai atmintyje ilgiausiai saugoma informacija užkoduota įvairiais vaizdiniais. Kitaip tariant, nereikia stengtis naujų dalykų pateikti kaip visiškai naujo dalyko. Atvirkščiai visuomet reikėtų ieškoti kažko tai panašaus, arba bent jau jeigu tai yra nepanašu, tai lyginti su kažkuo, tai kad tai yra šitas daiktas arba šita informacija yra visiškai kardinaliai kitokia, negu kad jau ta, kurią aš žinau. Tokiu būdu, kai jūs jau turite kažkokį palyginimą su savo turima informacija, yra lengviau iš karto įsiminti. Čia yra lygiai paprastai, kaip ir su tais, sakykime, kokiais nors žodžiais. Jeigu mes vardą pavardę norime įsiminti, tai tiesiog nekalti vardą ir pavardės, o pagalvoti, galbūt tokiu vardu aš kažkokį žmogų pažįstu, o tokia pavardė yra panašiai kokį nors ten kitą žodį. Dar yra sakoma, kad norint išsaugoti informaciją ilgalaikiai atmintyje, reikia rasti sąsajų su jau būtent esame seniau buvusią informaciją, o vis dėlto nebandyti ieškoti visiškai naujų tų jungčių. Dar yra tikrai įrodyta, kad ryšys tarp mokymosi medžiagos pakartojimų skaičiaus yra tiesinis. Tai yra, kuo daugiau kartojimo, tuo daugiau mes atsimename. Ir čia pati netgi klasėje dariau tokį kaip eksperimentą, kai, sakykime, sudėtinga pakankamai terminą, kurį vaikai labai sunkiai įsimindavo, nesakydama jiems kaip užduoties, kad jie jį būtinai turi įsiminti, per pamoką pakartojau apie 30 kartų. Ir pamokos pabaigoje tiesiog paklausiau tokios, paprastos frazės, sakykime, kaip tas dalykas vadinasi. Ir didžioji dalis, tai yra daugiau nei 70% mokinių, išeidami iš pamokos, jie jau įsiminė tą žodį ir žinojo, kas tai yra, nežiūrint to, kad jie net neturėjo tos užduoties šį terminą įsiminti.
Taigi, jeigu jūs žinote iš patirties, kad kažkokia tai tema galbūt yra sunkesnė, arba jūs atvirkščiai manote, kad tam tikri žodžiai, tam tikra informacija yra kaip raktinė, jūs turėtumėte tiesiog kelis ir kiek galima daugiau kartų pakartoti. Tai nereiškia, kad jūs vieną kartą turite pasakyti vaikai įsijunkit, nes tai yra labai svarbu, nes tai yra pats svarbiausias dalykas. Taigi, kitą kartą vaikų tas klausinėjimas, tai netgi yra labai geras dalykas, kai labai dažnai klausinėja ir atrodo vėl to pačio ir dar kartą to pačio. Nes iš tikrųjų tas klausimas tai gali būti ir pačio mokinio kaip įsitikinimas, ar aš tikrai teisingai supratau, ar aš tikrai šitą įsiminiau tai, ko reikėjo. Taip, atmintyje išlikusios medžiagos kiekis yra tiesiogiai ir proporcingas mokymasi laikui. Tai yra dvigubai ilgiau mokytis, dvigubai ilgiau ir atsiminti. Čia galėtų jums būti vienas paprastų pavyzdžių, pats jau paprasčiausias, tai sakykime, kad ir tų pačių kokių nors terminų įsiminimui, arba paprasčiau duosiu galbūt kalbininkų, paženklų kalbos koks nors žodžių, tai būna tokie testukai. Tai patys mokiniai pripažino, kad iš tikrųjų realiai, jeigu jie, pavyzdžiui, kokių 50 žodžių mokinasi išvakarėse, ir pakartoja, tas pačias, sakykime, 2 valandas, sėdi ir mokosi tuos 50 žodžių. O kitas mokinys tas pačias 2 valandas išsiskirsto per visą savaitę, ten mokindamasis po 15 ar 20 minučių. Bet trukmė mokymosi yra lygiai ta pati, tai yra laiko atžvilgiu, tai yra 2 valandos, tik tačiau yra daugiau kartų išdėstyta. Tai jie patys pripažino, kad kitą dieną, kai ateis tas atsiskaitomasis darbas, kad greičiausiai jie gali parašyti ir labai vienodai tą atsiskaitomąjį darbą. Tačiau, kai dar praeis savaitė tų žodžių nekartos, tai tas, kuris išmoko tik išvakarėse, jisai daug didesnį procentą nebeprisimins, o tas, kuris mokinosi po trupučiuką ir daug kartų, jisai daug geriau ir daugiau tų žodžių išlaikys savo atmintyje. Tai todėl čia yra dar kartą kaip vienas toksai patarimas besimokant, kad ta spiralė, ta vadinama, yra labai gerai mokymėsi medžiagos pateikime. Ir yra siūloma ne iš karto pateikti daug labai informacijos, o pateikti dalį informacijos, tada trupučiuką dar pridėti ir vėl prie jos sugrįžti, ir dar kartą sugrįžti. Ir, kaip sako, kiek galima daugiau kartų vis pakartoti. Tokiu atveju mes turėtumėme tikrai tokius geresnius rezultatus mokymus. Dabar aš jums parodysiu labai greitai vieną paveiksliuką ir labai norėsiu, kad jūs tiesiog man parašytumėte pirmąjį savo įspūdį, ką jūs tenai pamatėte. Iš tiesų dabar mes sugrįšime vėl prie to paveiksliuko. Žiūrint į tą paveiksliuką, jūs iš tikrųjų pamatysite, kad jį galima žiūrėti labai skirtingai. Tai yra, aš galiu matyti juose 2 žmonės sėdinčius prie staliuko, susikabinusius ten už rankų, sėdinčius ir gerinčius turbūt taurų vyną kažkokią šampaną ir tiesiog matyti šviesų foną, kažkokius pastatus šalia kėdės. Iš kitos pusės aš galiu matyti tikrai kaukolę ir tada žmogaus ten rankovės tampa su skylėmis, žmonių veidai tai yra akiduobės, o tie patys stikliukai tai yra žmogaus dantis. Šitą pavyzdį aš jums daviau ne šiaip sau, o dar kartą kaip įrodantį dalyką, kad vis dėlto pasižiūrėję arba žiūrėdami į vieną ir tą patį dalyką, arba net sakykime klausydami, mes matome labai skirtingai. Tai yra, vieniem pamato pirmiausia vieną, kiti pastebi visai kitus dalykus. Ir čia šiuo atveju reikia ir mokinti tos vaikus, kad jie sugebėtų į vieną ir tą patį dalyką pažvelgti kiek galima iš įvairesnių pusių. Tai yra nebūti tai, kad aš pamačiau ir viskas, tai yra vienintelis teisingas atsakymas, kito teisingo nebėra. Iš tiesų, tokie paveiksliukai tikrai tai įrodo. Aišku, čia aš jums jau galėčiau daugiau parodyti, kaip matote, čia iš žmonių figūrų padarytas veidas, profilis. Yra, pavyzdžiui, dar vienas variantas, kada, pavyzdžiui, štai šičia toks irgi yra labai toks, įdomus, toks kaip piešinys, paveikslas, kuriame buvo man labai vienas keistas dalykas, kad vienas iš mano mokinių, kuriems aš rodžiau šitos paveiksliukus, kai mes kalbėjome apie jų mokymosi stilius,
tai jisai sako, aš čia matau Jėzų ir Mariją. Ir aš tai paskui tik sužinojau, kad iš tiesų tai yra vaikas, kuris šeima yra labai religinga, na, jie tokie tikintis labai. Tai vat, jo pirmasis tas įspūdis buvo būtent kai jisai pamatė tą Jėzų ir Mariją. Nežinau, ar jums matosi, kai aš su pelyte vedžioju, bet vat, jeigu pažiūrėsit, tai čia yra vat, Marijos, o čia vat, yra Jėzaus veidas. Manyčiau, kad jūs matote, kur jie yra. Dabar aš jums parodysiu dar vieną paveiksliuką ir paprašysiu, kad jūs šitame paveiksliuke suskaičiuotumėte, kiek čia yra žmogaus veidų. Tie žmogaus veidai gali būti ir profiliu, tai gali būti ir pilna galva, bet šuniuko mes neskaičiuojam, tiesiog kiek jūs čia matote žmonių galvų. Na, jeigu Lina, kad mato 8, tai yra puiku. Giedrė 7, nuostabu. Na va, matau, kad visi bent jau po trupučiuką paieškojo Lina, bet jūs ne visas dar pamatėt. Taip. Gerai, dabar aš jau toliau galbūt ir nelauksiu, kad jūs rašytumėt, bet tiesiog pasakysiu, taigi vėl dar kartą. Mes žiūrime į vieną ir tą patį paveiksliuką, kuriame yra užfiksuotos 9 žmonių veidai. Bet paprašysiu, jeigu galit kas nors parašykit man, ar kai aš pelytę rodžiau, matėsi pelytę ekrane ar ne? Gerai, tada aš pabandysiu jums žodžiais paaiškinti. Aš pasakysiu, kur dabar tos visos galvos yra, kad jūs galėtumėte patys pamatyti jas. Turbūt ne... Dabar turbūt matot, ar ne? O, puiku. Žiūrėkit, tai yra viena galva to senuko. Dar viena galva moteriškės, kūdikio galva. Tai jau yra 3. 4 galva yra senelė ta didelė ir 5 galva tai yra štai šita. Taip? Taigi mes matome tas 5, kurias dažniausiai žmonės ir pamato. O dabar žiūrėdami toliau, jums štai parodysiu. Štai čia matosi veidukas. Matot, akytės, nosytė ir burna. Toliau, jeigu jūs pažvelgsite tą patį šonų profilis, kakta, nosis, burna, smakras ir nueina kaklas. Tai yra dar viena, tai jau 7. Iš kitos pusės pažiūrėjus vėlgi kakta, nosis, burna, smakras ir kaklas. Taigi dar viena galva, tai jau yra 8. Ir jeigu čia viršui pažiūrėsit, vėlgi kakta, nosytė, burna, toliau nueina, štai šitas paukščiukas ten fone skraidantis, tai yra žmogaus akis. Tai iš tikrųjų čia yra 9 galvos. Ir šitame paveiksliuke tikrai labai galima ir pamatyti, tai yra pirmo atveju mes pasižiūrėjome į paveiksliuką kaip į pagrindinį foną, tai yra tai tos figūros žmonių, kurias mes matome. O tas jau figūras, kurios yra fonas, kurios užkoduotos tame fone, mes jau jų dažniausiai nebepastebime, todėl kad mes pamatėme vieną iš pagrindinių dalykų, tai ką galbūt ir norima, ryškiausia yra parodyta, bet mes nesugebame į tą patį paveikslą pasižiūrėti atvirkštinių variantų. Tai yra foną paversti pagrindinę medžiagą, o pagrindinės tas didžiasias galvas paversti fonu ir jas visiškai nekreipti dėmesio. Tai čia šiuo atveju, kaip sakau, dar kartą yra įrodymas, kad pats tas mokinys klausydamasis kūrinio arba atlikdamas tam tikrą užduotį, tai, kas jam yra svarbiausia, tai kai jisai yra jau 1 arba 2, 3 kartą yra padaręs arba išgirdęs arba pastebėjęs, jisai tai dažniausiai ir pastebės. O kai mes matome, mes galbūt girdime tam tikrus dalykus, bet jeigu jisai iki to laiko nesugebėjo kitaip pažvelgti tą informaciją, kitaip savo klausos įvertinti, jisai jau šitokio dalyko padaryti negalės. Muzikiniškai aš galėčiau net kitaip paaiškinti, turbūt ne vienam iš jūsų teko, ar vienam teko dalyvauti kokiam nors simfoninės muzikos koncerte, tai aš galiu pasakyti paprastai, kai klausinėjusi vaikų, kaip jie klausosi tos simfoninės muzikos, ką jie ten girdi, didžioji dalis sakydavo apie tai, kad jie girdi tik tai bendrą kažkokį tai vaizdą, arba jeigu kažkoks tai vienas iš instrumentų labai garsiai groja, tai tada, prie kurio arčiau sėdi, tai jisai tą instrumentą ir girdi.
Tačiau jeigu aš jo paprašau, ar tu girdi, kad, pavyzdžiui, dabar smuikai čia groja labai lyrišką melodiją, o tam pritarimas yra vienoks arba kitoks, ten ramesnis arba atvirkščiai, koks nors iššaukiantis arba labai ritmingas, jie jau, pavyzdžiui, dviejų šitų informacijų atskirti nebegali, nes jie, pavyzdžiui, girdi tik tai bendrą visumą. Jie negirdi atskirai melodijos ir atskirai pritarimo to komponimento. Tai čia, sakau dar kartą, tai yra kaip įrodymas, kad tokie dalykai klausymosi muzikos ir suvokimo muzikos irgi yra lavinami, teikiant tam tikras užduotis. Tada mes konkrečiai klausomės kūrinio, ne šiaip sau kaip kūrinio ir prašome, kad paskui mums pasakytum, kaip čia tu jį girdėjai, o konkrečiai mes dabar klausysimės visų kūrinių tik tai ritmikos, arba mes dabar klausysimės muzikos kūrinių tik tai melodikos ir kalbėsime tik tai apie tos melodinius dalykus. Kai jie išmoks klausytis atskirų dalykų, tai jiems ir nebebus jau problema vėliau, kai turės tam tikrus gebėjimus išgirsti ir visumą kartu, ir klausydamisi visumos atskirti atskirus tos muzikos elementus. Dar labai svarbus dalykas mokymėsi, tai yra suvokimo iškraipimai. Tai yra vadinami stereotipai. Tai yra nuomonės apie žmonės, susidarimas pagal tai, kokią grupę jie atstovauja arba apskritai, kas jie yra per patys. Ir čia yra galbūt tie stereotipai svarbus ne tiek dar ir kiek pačiam mokiniui, nes tai aišku yra labai svarbu, bet ir mums pirmiausia patiems mokytojams. Tai yra taip, kaip mes dirbame su tais mokiniais. Na, vienas iš tokių, kaip čia, pavyzdžių galėtų būti, paprastas. Tai yra, sakykime, ateina tavo mokinys ir, sakykime, suklausia, kodėl tu nepadarei ten kokių nors namų darbų, ar ne? Ir jisai jums pradeda ten iš karto pasakoti apie tai, kad jisai viskas dabar nuo šiol pradės tos namų darbus daryti, kad čia jau paskutinis kartas, prašo padėti, o jūsų koks nors atsakymas, jau tu 100 kartų man žadėjai, bet tu taip to karto niekada nepadarėjai, žinau aš tave. Tai čia jau ir yra jūsų stereotipas, kad jūs nusistatėt, kad šitas mokinys 10 kartų nepadarė ir jisai jau tikrai 11 kartų tikrai nepadarys. Bet realiai jūs pagalvosit, iš kur jūs žinot, kad jisai iš tikrųjų tą 11 kartą nepadarys. Nes šitokio dalyko žinotina nieks negali. Tai yra tik tai jūsų stereotipas ir jūsų įsitikinimas. Lygiai taip pat kitą kartą pagalvoju, šitoj klasėje, tai geriau šito kūrinio, ten net nepradėsim dainuoti šitos mokintis, nes jie ten 2 balsais, tai niekada gyvenime nepadainuos. Tai jūsų nusistatymas, kuris iš karto jums ir net neduoda progos tam mokiniui pasimokyti tiems mokiniams ar tai grupiai, nes jūs jau iš karto juos pastatote tam tikrus rėmus. Kitas dalykas, jeigu jūs tam tikras sunkesnės, lengvesnės užduotis pabandytumėte atlikti, pamatytumėte bent procentaliai, kad šį kartą galbūt iš tos dainos tikrai nieko gražaus nesigavo ir jiems tai buvo sudėtinga, tačiau jie kokiai nors ten 10-20% jau turi kažkokio gebėjimo dainuoti 2 balsais. Kitą kartą mokysis dar vienos dainos, dar bus geresnis rezultatas. Pagalvoti tada iš karto galima, kokius metodus, kokius būdus pasirinkti, kada jiems labiau pasisekė, kada jiems prašiau. Galbūt ir repertuarą tada parinkti atitinkamą pagal tos mokinius ir pagal tai, kaip jau jie ten atliko. Bet iš karto nusistatyti stereotipą, kad tai yra neįmanoma, iš tikrųjų, manyčiau, kad negalima būtų. Kitas dalykas, čia iš mano pačios patirties, aš turėjau mokinį vieną, kuri pas mane mokėsi tik tai 12 klasiai, toks Manvydas Sabaitis. Ir jisai per pamokas iš tikrųjų beveik visiškai nedainuodavo. Jisai, kaip sakydavo, tau panosam tik tai kažką tai murmendavo ir sakydavo, kad aš savo balsą klausytis negaliu. Ir man iš tikrųjų tas buvo didžiulė nuostaba, kada visiškai nesenai aš jį pamačiau per Lietuvos balsai laidą, kurioje jisai puikiai pasirodė ir super gražių balsų dainavo ir dabar yra tiesa savo grupę sukūręs. Ir kaip jis ir pasisakė, sako, buvo paklaustas, sako, ar tu jau nuo vaikystės turbūt dainuoji. Tai jo atsakymas buvo, kad visiškai ne, kad aš jam siūliau, sakau, tu nebijok savo balso, tu kada nors nuvykai namuose nieko nėra į vonią, ten, kur yra gera akustika, ir tu pabandyk padainuoti. Ir sako, prisiminiau mokytojo siūlymą, padariau ir pasirodo, kad aš galiu. Taigi iš karto tokį stereotipą nusistatyti, kad jeigu jisai savo panosim burbleną ir kad jisai niekada nedainuos, tai čia su jom viskas aišku, iš tikrųjų mes tokių dalykų kaip ir neturėtume daryti. Aišku, dar yra labai svarbus tas stereotipų požiūris arba apskritai mūsų visų reakcijų tam tikrus dalykus. Na, sakykime, kaip aš jau ir sakiau prieš tai, kad pavyzdžiui toksai variantas yra, ateina jums mokinys ir nepadaręs vėlgi tų pačių namų darbų ir pradeda kabinti makaronus apie tai, kad jis nepadarė jų todėl, kad jo močiutė sirgo, reikėjo bėgti į vaistinę, ten vaistinėje, kol nubėgo, paaiškėjo, kad pinigų nepasiėmė, paskui ten tą vaistinėje uždarė, vienu žodžiu, tokių prikabina. Ir jūs galite sėdėdami sakyti apie tai, kad
Nejaugi tu galvoji, kad aš visiškai nesuvokiu, kad tu čia man visiškai meluoji. Kas aš tau tokia, kaip tu drįsti iš viso man meluoti. Ir jūs galite į tą patį dalyką pažiūrėti visiškai kitaip. Jūs galite pagalvoti, bet šitą žmogų fantazija nereali. Bet šitaip atsistoti prieš, pavyzdžiui, visą klasę. Ir visiems taip, žodžiai liejasi laisvai, iškalbingumas yra nuostabus, puikus. Taip, jisai kalba neteisybę. Bet jisai puikiai kalba ir aš va tuos dalykus, tai, kai jisai tikrai geba padaryti, aš juos tikrai galiu išnaudoti, kad jisai juos darytų ir dar geriau. Ir tai, ką jisai ten tų namų darbų nepadarė, tai pamažu pridėti dar ir tuos namų, sakykime, kažkokius tai darbus ar papildomus dalykus. Aišku, yra labai svarbus mokymosi sąlygos, tai yra saugi mokymosi aplinka. Ir šitoje vietoje iš tikrųjų, kai teko nagrinėtis įvairių tyrimų rezultatais, kad būtent dažniausiai vaikai daugelio dalykų nepadaro, ypač vyresnėse klasėse. Daugelio dalykų muzikos pamokose nepadaro dėl to, kad jie nesijaučia saugiai. Tas saugumas čia ne tame, kad nukris lempa kažkur, tai ar tenai kėdė sulūž. Saugi aplinka tai yra tai, kad iš manęs nepasityčios, kad man nepasakys, kad aš, pavyzdžiui, ten, sakykime, be balso dainuoju, kad aš iš viso nusidainuoju arba įvairūs tokie dalykai. Todėl labai dažnai mokinys iš anksto jau apsidraudžia ir nenori to nei jaukios, nesaugios aplinkos, o tiesiog neatlikinėja užduočių. Nors mums atrodo iš kitos pusės, kad jis specialiai čia mus kažkas tai turi, tiesiog specialiai to nedaro. Labai svarbu yra pamokose, tai yra neformalūs santykiai. Turbūt jūs sutiksite su tuo, kad kada klasėje jūs atėję sugebate su mokiniais elgtis taip, kaip su tikrai žmonėmis, kurie tikrai po keletos metų bus pilnai jau suaugę, galbūt ir šiuo metu, net jeigu vyresnių klasių mokiniai yra tikrai suaugusios asmenybės, kada jūs galite su jais laisvai bendrauti, kada jie jūsų nebijo paklausti, perklausti kelis kartus, bet ir iš kitos pusės kartu ir pagarbiai vienas su kitu elgėtės, šitokios klasės tikrai padaro daug daugiau negu tose, kuriuose jūs labai, sakykime, turite priversti esate arba bendraujate su tais mokiniais labai atsainiai, ne tik atsainiai, bet labai griežtai, kada yra labai konkreti jau super pamokos ta struktūra, kada kiekvienas ten tik atėjęs lygiai tą minutę turi visi atsistoti, atsisėsti ir nėra tokio paprasto tiesiog pasiklausti, ar jums šiandien viskas gerai, ar jūs šiandieną nepavargę, gal jūs ten po kūno kultūros kokie nors atėję. Tiesiog, paprasčiausiai tokie neformalūs tam tikri santykiai. Yra labai svarbus, kad pas jūs mokinys būtų aktyvus besimokantis. Nes jeigu mokinys pats iš savęs viduje yra neaktyvus, tai iš tikrųjų irgi rezultatų gerų nebus. Taip, galima pasakyti, kad daugelis galbūt jūsų susiduria su tokiu dalyku, kada sako, kad sėdi, pavyzdžiui, klasėje mokiniai ir nenori nieko daryti. Ir kad jūs su tuo nieko negalite padaryti. Bet iš tikrųjų patikėkit manim, kad čia tiesiog tik reikia savo smegenyse šiek tiek pakrapštyti, pafantazuoti, pagalvoti ir tikrai galima tuos vaikus paveikti. Aš jums galiu duoti vieną iš tokių pavyzdžių, kada mano viena 9-okų klasė buvo tokia, kurie visi mokytojai sakydavo, kad yra labai rami klasė, labai šiaip tuo gera, kad netriukšmauja, ramiai sėdi, bet iš kitos pusės yra visiškai tokie, kaip čia sakyti, neaktyvūs. Tai yra, ką be jiems siūlytum, kokią veiklą besiūlytum, jie dažniausiai tokie užduoti atlikti, gerai, lėtai, pamažu, ten, pavyzdžiui, padainuoti, gerai, gal geriau dainuojant, tai arba tyliai ten kažkaip, tai kad čia labai daug nereikėtų emocijų dėti, arba iš viso gal geriau nedainuojam, gal geriau kokį nors ten pasižiūrim ar paskaitam apie kokį kompozitorių. Tai iš tiesų, daviau jiems kitą variantą. Atėjus į pamoką, susodinau ten į tokias komandas, padėjau laikraščių po krūvą, lipnios juostelės, žirklių ir sakau, jūs dabar turite 7 minutės tam, kad pastatyti kiek galima aukštesnį bokštą, kuris neprilaikomas, bet pastatytas ant pagrindo, būtų kuo aukštesnis. Jie taip į mane pažiūrėjo, sako, o prie ko čia muzika? Sakau, prie to pačio, kai atliksit užduotį, nes paaiškinsiu, kame čia jau tas bokšto statymas yra, kodėl čia jo reikia. Ir iš pat pradžių, iš tikrųjų, tai nepasakyčiau, kad tie mokiniai puolė iškart statyti ten tos bokštus. Vieni sėdi, ten laikraščius pirmyn atgal padėliojo, vienu žodžiu. Bet atsirado kompanija, kuri nors po truputį pradėjo daryti. Tada kiti prasidėjo šnekos tokia. Palauk, šitie jau kažką tai daro, tai mes visi tą užduotį, tai turim kažkaip tai atlikti, pradedam ir mes. Kai pradėjo tie bokšteliai po trupučiuką augti, tada jau atsirado konkurencinis dalykas, tai yra, kuris vis dėlto tas bus aukštesnis.
Ir patikėkit manim, kad paskutinės tas 2 minutės iki pabaigos ten vyko toks aktyvus darbas, kuris vienas per kitą, tik tai greičiau su pasiūlymais, kaip dar didesnį padaryti, ten vieniems griūna tie bokštai, nes per plonas popierius. Na, vienu žodžiu, įvyko iš tikrųjų toksai lūžis pačiuose juose, nes jie pajuto, lenktyniavimo kažkokį, tai rungtyniavimą. Tai yra, juos būtent šitas dalykas labai suaktyvino. Po šitų 7 minučių mes pasidžiaugiam tais bokštais ten, vienu žodžiu, paklojom ten laimėtojam, kurie laimėjo, kitų buvo labai originalus bokštas, mes iš tikrųjų atradom kiekvienam ką pasakyti, bet patikėkit manim, kad man toliau jiems netgi aiškinti nereikėjo, kokiu tikslu jos tos bokštus statė, nes visos kitos užduotis, kurias aš jiems toliau daviau, jau jos buvo visos labai aktyvios ir jie tikrai labai aktyviai įsitraukė į tą mokymosi procesą. Tiesiog viduje. Tai kitą kartą galbūt reikėtų duoti mokiniam kažkokią papildomą užduotį, kuri galbūt tiesiog visiškai nėra susijusi su konkrečiu muzikos dalyku arba su konkrečia tema, kurią jūs duosit, bet būtent tai, jeigu jums reikia jiems kažkokį aktyvumą suteikti, tai jūs tą aktyvumą galite ir per kitas įvairias užduotis suteikti. Kitas dalykas, jūs tikrai turėtumėte pagalvoti, kaip sakau, dar kartą apie mokinių individualų mokymosi stilių. Čia galbūt aš galėjau ir pasakoti daugiau tuo metu, kai pasakoju apie tai, kaip mes priimame informaciją įvairią. Bet jūs turbūt žinot, kad mes mokytojai negalime būti orientuoti tik tai, pavyzdžiui, į audialinį informaciją arba tik tai vizualinę. Iš tikrųjų, mūsų kiekvienas tą informaciją vis dėlto priima labai skirtingai. Ir čia jūs turėtumėte labiau pasidomėti apie tai, kad koks vis dėlto yra tas mokymosi stilius mokymo daugiau. Na, čia aš prie šitą dar ateisiu šiek tiek vėliau papasakosiu, o dar aišku, bet kokiu atveju yra labai svarbi refleksija. Čia, kaip aš jau jums ir minėjau, tokį dalyką, kad jūs būtinai pateikia kažkokią tai informaciją, kažkokius tai gebėjimus ten parodė ir taip toliau, jūs būtinai turite sulaukti atgal refleksijos, ar tikrai jie teisingai suprato, ar tikrai jie atlikdami suvokia, kaip tai reikia daryti. Arba dar kitas variantas, jeigu jie darė ir jiems nepavyko, kaip jie mano, kodėl jiems nepavyko ir ką jie galėtų padaryti, kitą kartą bandys daryti, kad jiems tas darbas atlikti būtų jį geriau, pavyktų atlikti geriau. Na, čia yra toksai kaip, toks faktas, tokia lentelė, kad jeigu jūs duodate tik tai žinias, tai tik tos žinias ir mokytitės, tai viskas tik tai sudėtingumo eis tokia skale. Jeigu jūs kažką tai dar vis pridedate, tai šitą duosiu jums ir naudą. Tai yra žinios. Tai yra tik tai pakankamai sudėtingas dalykas. Jeigu jūs jau turite įgūdžius, tai yra tas treniruotės, tai jau yra aukštesnė pakopa ir pati aukščiausia, tai yra tai, kada jau jūs turėdami ir žinias, ir įgūdžius tam tikrus, jau pakeičiat savo požiūrį į tam tikrus dalykus. Na čia aš galbūt galėčiau sulyginti su tokiu dalyku, kaip įsivaizduokit, kad jeigu jūsų žinios yra maždaug dydžio kaip teniso kamuoliukas, tai greičiausiai tuo momentu jūs suvokiate, kad tai, ko jūs dar nežinote, tai yra koks futbolo kamuolys. Bet kai jūs jau žinosite, turėsite įgūdžių žinių tiek, kiek yra futbolo kamuolys, jūs suvoksite, kad tų žinios ir plečiasi, jų yra tiek daug, kad nei pats mokinys visko žinoti negali, lygiai taip pat kaip ir jūs mokytojai visko apriepti muzikos dalykiais tikrai negali. Bet svarbiausia, kad su kiekvienu atėjimu, su kažkokia tai nauja informacija, naujo įgūdžio formavimusi, pirmiausia formuojasi ir jūsų požiūrės apskritai, kad į tai, ką jūs galite, ką jūs gebate, kur jūs tai panaudosite, kaip jūs tai galėsite pritaikyti, ko jums dar reikėtų, kad vėl gautų naujų žinių, vėl tada gautų naujų įgūdžių ir vėl tada jūsų požiūris keisis. Tai ne veltui yra tas posakis, kad žmogus mokosi visą savo gyvenimą. Tai tas dalykas kaip ir įrodo. Na, čia galbūt tokios daugiau frazės apie tai, kad mokymasis tai ne spektaklis, tai sėdėdami klasėje, klausydami mokytojų, stengdamiesi atsiminti galutinai supakuotas tiesas ir išverdami jas kaip žirnius vertinimo metu, mokiniai tikrai netobulėja. Arba tik kalbėdami apie tai, ką mokosi, rašydami apie tai, ką mokosi, susėdami tai su savo patirtimi, pritaikydami tai savo kasdienybėje, tai, ką mokosi, jie gali paversti dalimi savęs. Tokie pakankamai, sakyčiau, gilūs žodžiai, apie kuriuos reikėtų pirmiausia ne tik ir mums pamastyti, bet ir duoti mokiniams apie tai pagalvoti. Šiaip iš tikrųjų, kalbėdami apie tuos įvairius stilius, mokymosi stilius, mes turėtumėm pirmiausia pagalvoti apie tai, kad mes turėtumėme pažinti savo mokinius klasėje ir žinoti, patys mokytojas turėtų žinoti, kokio stiliaus mokinys prieš jūs yra ir tada jūs labiau susivoksite, kokią geriau jam užduotį duoti.
Čia galėtų jums galbūt padėti štai toks mano truputuką paaiškinimas apie tai, kad turbūt visi žinote, kad žmonės visi yra skirstomi į ekstravertus, tai yra tos tokius ryžtingus, aktyvius žmonės, ir intravertus, kurie yra atsargesni ir galbūt šiek tiek gali būti ir pasyvūs. Ir štai šitie ekstravertai ir intravertai dar kartu yra priskiriami prie tokių orientuotų į žmonės, tai yra, kurie yra subjektyvus, kurie yra lankstus, kurie kartais gali būti netgi žmonės naivus. O kitas variantas, tas pats ekstravertas ir intravertas, galėtų būti orientuotas daugiau į rezultatus. Tai jie dažniau būna labai objektyvus, gali būti labai užsispyrę žmonės. Tai jau mes matome, kad jie, ekstravertai, intravertai, tai jau yra skirtingi žmonės, skirtingo tipo. Ir kad jie dar ir gali būti su savo labai skirtingu požiūriu. Sakoma, kad tas ekstravertas tai yra toks stipresnis žmogus. O jeigu jūs esate intravertas, tai šiek tiek silpnesnis. Na, bet čia tiesiog galbūt tik toksai mūsų požiūris, tai nereiškia, kad tas silpnasis, tas tylesnis yra iš tikrųjų silpnas viduje, jisai gali būti labai stiprus viduje. Ir tie patys žmonės, tie silpni ir stiprieji, gali būti palankus aplinkai arba labai priešiški aplinkai. Ir štai čia aš jums tokio duosiu kaip ir, tokį dalyką, klausiu jūsų, kaip jūs įsivaizduojate, jeigu jums reikėtų tą ekstravertą ir intravertą pavaizduoti kokiu nors paukščiu. Tai koks paukštis galėtų atitikti tą aš stipresnis, dominuojantis, bet jis yra priešiškas aplinkai. Tai yra stiprasis ekstravertas, kuris yra priešiškas aplinkai, koks paukštis. Vilija, jo, teisingai, erelis, vanagas, taip teisingai. O jeigu jūs esate stiprus, bet jūs esate toksai įtakojantis, jūs esate labai teigiamai nusiteikęs aplinkai, bet esate aktyvus, toks pats stiprus žmogus, koks tai paukštis galėtų būti. Matau, kad daugiau variantų nėra. Sakalas galbūt nepasakyčiau tai, bet kokia papūga, tai yra pakankamai stiprus paukštis, kuris yra toks irgi, sakyčiau, pakankamai dominuojantis, mes jo labai daug matome, bet jis yra toksai, teigiamai nusiteikęs į aplinką. O dabar sakykite, jeigu tai yra silpnas paukštis, kuris yra labai teigiamai nusiteikęs aplinkai. Žvirblelius, jėzus, kaip maloniai. Kiek daug variantų ir aš galėjau pamačiau tą, kurio norėjau pamatyti, tai aš manyčiau, tai yra silpnas paukštis ir kuris labai teigiamai nusiteikęs, kaip matote, balandis. O dar jau paskutinis, tas ketvirtas, tai yra silpnas pakankamai, bet jis yra labai priešiškas aplinkai nusiteikęs. Koks tai galėtų būti? Šarkos, tai aš manyčiau, jos labai jau tokios silpnos gal ir nėra. Jos tokios tarškančios, mes jau labai matome tokie galbūt. Kokių variantų ir gandras, ir gegutė. Čia jums galbūt daugiau tokiam apmąstymam buvo, bet šiaip dažniausiai tokius žmonės sulygina yra su paukščiu kaip apuokas. Nes jie iš tikrųjų yra tokie labai tylūs, ramus, mes jų beveik negirdim, bet tai, tokie, sakyčiau, kad jie pakankamai priešiškai yra nusiteikę aplinkai. Tai dabar įsivaizduokite, kad jūs klasėje turite tų 4 tipų mokymus. Ir aš tikrai nebejoju, kad jūs tokių, jie visi klasėje nebus vien tik ereliai arba vien tik tai vieno tipo. Reiškia, jūs turite jų įvairių. Čia kaip pavyzdys galėtų būti taip. Tikrai manau, kad tokių mokinukų turėjo, kada sėdi pamokoje ir taip, aiškink, tu man čia dabar nesutarim. Vienu žodžiu,
iš karto tu matai, kad jisai lyg priešiškai nusiteikęs visai aplinkai. Bet jis yra pakankamai stiprus, kad atsistokį ir tau tiesiai į akis išrėžti, kad jam nepatinka tavo pamokoje, kad jo muzika, pavyzdžiui, nedomina, jis iš viso čia nenori būti. Taip? Jisai taip gali labai stipriai savo nuomonę išreikšti. Nebejoju, kad jūs tikrai pasitaikė tokių mokinių klasėje, kur jūs turite tokį aktyvų, kuris pastoviai rankos kyla, jis niekada negali išsėdėti. Jūs turite visą laiką jį pastebėti ir pasakyti, koks tu šaunuolis ir taip toliau. Ir čia vienas iš mano tokių mokinių buvo, kuris kiekvieną mielą pamoką, ten jau nesvarbu, kad žino ar nežino, jis visuomet kelia ranką, tam, kad jį atkreiptum dėmesį. Nu, tokia tikra varna, ne varna, o šitą papūgą. Ir iš tikrųjų, tas mokinys kiekvienos pamokos pabaigoje ateidavo ir sakydavo, jeigu ypač mokydavomės naują dalyką, sakė, mokytoja, aš patobulėjau šiandieną. Ir vėl tu turėdavai būtinai jo paklausyti, kad jis to papasakos, ką jis šiandieną išmoko. Na, vienu žodžiu, tie vaikai, kurie pastovi, atrodo, kad galbūt atvirkščiai per pamoką jaukia jums visą pamokos tvarką, nes jie vis pilnoja rankas, vis kažko tai klausinėja, bet iš tikrųjų jie lyg ir traukia į save pastoviai dėmesį. Tikrai klasėje yra tokių tylenių, kurie tyliai sėdi ir atrodo, nu tik svarbiausia, kad ten nieks nesupyktų, kad svarbiausia, kad jo tam vieno neiškviestų prie lentos atsakinėti arba nelieptų jam vienam ką nors padainuoti. Nes jeigu jisai vienas kur nors yra pastatytas be kompanijos, tai jis yra viskas. Jam reikalinga būtinai palanki aplinka, kada jisai bus kartu su visais, tada jam viskas yra labai gerai. Dažniausiai tokie mokiniai, jeigu klasėje vyksta koks konfliktas, tai jisai jaučiasi pačiu kalčiausiu, nors greičiausiai tame konflikte jisai net ir nedalyvavo. Na, vienu žodžiu. Ir aišku, tikrai yra tokių pasitaikiusių tų apuokų vadinamų, kada atrodo, kad jisai sėdi pamokoje ir nieko nedaro ir tu paskui pamokos gale sakai, nu dabar, mielas mano, aš čia tave jau, kaip sako, prikirpsiu ir tu man dabar atsistojęs pasakyk. O jis ir paima jums viską ir atsako. Ir tai, kad jums atrodo, kad jis nesirašo kažko, tai jis kažko tai nedaro, tai visiškai nereiškia, kad jisai nedalyvavo pamokoje ir nežiūrėdamas kažkur tai į sieną, jisai iš tikrųjų galbūt išgirdo būtent tai, ko reikėjo, tik tiesiog visas tas darbas vyko viduje, jos smegenyse ir jisai tokiu būdu tą informaciją visą priiminėjo. Iš tikrųjų, galvojant apie tokius žmonės, galima labai pamatyti netgi iš jų žvilgsnio. Tai yra, kaip atpažinti. Jeigu jūsų mokinys yra tas dominuojantis, tai jie dažniausiai tie žmonės labai tiesiai gali žiūrėti į akis, dažniausiai jie tų akių net nenuleidžia, pas jos ta galva labai aukštai būna pakelta. Jeigu jūs esate tas įtakojantis, tai jie labai žmonės dažnai šypsosi, labai dažnai tokie žmonės labai gestikuliuoja, šnekėdami labai irgi veido mimika keičiasi. Dažniausiai čia tokie mokiniai, kai būna, kada kitoj pusėje gatvės eidami jau iš tolo pradeda su tavim sveikintis ir šaukti, kad ten mokytoja ir taip toliau. Stabilus irgi dažniausiai tokio teigiamo pakankamai linksmo veido, nors jie taip viską liktai atsargiai, o tie analizuojančių žvilgsnis visuomet būna su šiek tiek prikeltais antakiais, nu ir va tokiom truputį tokio nustebusiamis, sakykime, akimis. Tai iš tikrųjų, va, pagalvojus apie tai, kad mes esame visi labai skirtingi, jūs turėtumėte galvoti apie tai, kad, pavyzdžiui, kiekvienam iš šitų stilių žmonių labai ir skirtingos užduotis tiktų. Na, pavyzdžiui, jeigu šitie visi 4 stilių žmonės dirba vienoje komandoje, tai jau faktas tikras yra, kad tas dominantysis galėtų būti superinis vadovas. Todėl, kad jisai turi savo nuomonę, jisai jos laikosi, jisai yra toks tvirtas pakankamai ir sureguliuoti jam būtų paprasčiausia. Jeigu jisai yra įtakojantis, tai šitie žmonės labai tarpusavy komunikatyvūs yra ir jeigu reikia surinkti kažkokią informaciją, nueiti pas kažko paklausti, surasti kažką tai tokio, tai va šitie žmonės labai tokiam darbui atlikti irgi tinka. Jeigu jūs turite tą stabilųjį, šitie stiliaus žmonės labai moka, pavyzdžiui, sudėlioti, surūšiuoti, ten sutvarkingai sudėti, dažniausiai tarp kitko būna pakankamai pedantiški. Ir jeigu jūs turite tą analizuojantį, tai yra analitiką, jis iš tikrųjų pamatęs ir stebėdamas, kaip vyksta procesas, galėtų jums paduoti patarimus, kaip padaryti geriau, arba kokias išvadas padaryti, arba logiškai išmastyti. Taigi visi šitie 4 galėtų komandoje sudaryti tikrai puikią komandą. Bet yra kitas variantas, kada jeigu jūs duosite žmogui, kuris yra, sakykime, bijantis priimti savo sprendimų vieną atskirai ir jisai taps vadovu, tai iš tikrųjų tai grupiai visai bendrai bus tikrai daug sudėtingiau dirbti kartu, nes sakykime, jo tiesiog charakterio bruožai, charakterio savybės, jam galbūt vidiniai neleis tos užduoties padaryti taip gerai, kaip galėtų kitas padaryti. Tiesa, neišimtis vis dėlto esame ir mes mokytojai, ir mes irgi turėtumėm pagalvoti apie tai, kad pamokoje mes, pavyzdžiui, kad
kitą kartą būna vedamas ir atviras tos pamokos, kada mes stebime kitus mokytojus ir jos tikrai yra visas nuostabios, puikios ir tu pagalvoji, kad čia buvo labai gera pamoka ir aš dabar lygiai taip pat paimsiu ir padarysiu. Jūs pradedate tai daryti ir jūs suvokiate, kad jūsų pamoka nėra tokia gera, kaip jūs įsivaizdavot, kad bus, stebėjus to kito žmogaus. Tai gali būti dėl labai įvairių dalykų, tai nereiškia, kad jūs darėte kažką tai šiaip blogai. Tiesiog jūsų tipas gali būti kitas. Galbūt vienas žmogus turi tokį iškalbingumo dovaną, kuriam yra daug paprasčiau tiesiog daug pasakoti, daug šnekėti, daug ten rodyti kažkokio taip toliau ir tai bus mokiniam arba klausantiesiems labai įdomu. Kitas variantas yra, kada kitas savo tiesiog judesiais, gebėjimais tiesiog demonstruoja, tai rodo ir jam visiškai net nebūtina šnekėti ir aiškinti, ką jis čia padaro, tiesiog tai yra taip įtaigu, kad visiems stebintiesiems užtenka to tiesiog matymo to viso vizualaus ir taip toliau. Taigi, kaip sako, galbūt kitas atvirkščiai mokytojas gali labai parengti kažkokią tai vaizdinę medžiagą, ryškiai, tokia gera bus, kad tikrai mokiniams turės labai įtakos jos mokytis ir bus mokymasis gerų rezultatų. Tik jūs kiekvienas turėtumėte irgi pagalvoti pirmiausia apie savo stipriasias savybės, kurioje srityje jūs kaip mokytojas esate stiprus, kad galėtumėte tai, ką jūs darote su mokiniais, pateikti kiek galima daugiau tos teigiamus jiems informacijos arba teikiamai, kaip čia tariant, tinkamai pateikti. Taip, iš tikrųjų jūs turbūt žinote, kad maždaug, jeigu kalbėti apie žmonės, kiek jie yra vizualai, audialai arba kinestetikai, tai jūs turbūt suvokiat, kad nėra negali žmogus priiminėti informacijas vien tik vizualiai, vien tik audialiai arba vien tik kinestetiškai. Visieną mes visi turime kompleksiškai priimame informaciją, tačiau tyrinėjant žmonės ir žmonių mokymosi stilius yra maždaug nustatyta, kad visų žmonių, jeigu imsim 100%, tai yra 29% dažniausiai daugiau kreipia į vizualinę informaciją, 34 į audialinį suvokimą, 37 į kinestetiką. Taigi, jeigu maždaug pamatom tą pasidalinimą, turėtumėm suvokti, kad klasėje dirbdami su didesniu kiekiu mokinių individualiai su vienu, mes turėtume atkreipti dėmesį tai, kad per pamoką ir turėtų būti pateikta informacija visais šiais trimis būdais. Tai reiškia, kad jeigu jūs per pamoką tik tai kažką tai rodote, bet labai mažai šnekate ir mažai šnekamosios arba girdimosios, tai tos informacijos pateikėte, tai gali būti dalis mokinių, tai 34 arba net ir dar pridėti tos kinestetikos, gali būti taip, kad jie nieko neišsineš tos reikiamas informacijos iš jūsų pamokos. Taigi dar kartą atkreipiu dėmesį, kad darydami, ruošdamiesi pamokai, jūs turėtumėte pagalvoti, kaip patenkinti visus šitos tris suvokimus, kad kiekvienu būdu mokinys galėtų į tą jūsų teikiamą medžiagą pasižiūrėti skirtingomis pozicijomis. Tai yra gauti tą pačią informaciją vizualiai, gauti tą pačią informaciją audialiai ir kartu prisiliesti, tai yra kinestetinė informacija gauti. Šiaip tai šis yra sakoma, kad žmogų netgi pagal žvilgsnį galima pasakyti, jis yra vizualas, audialas ar kinestetikas. Tai galbūt čia jums irgi šitoje srityje padėtų, kad nereikėtų pradėti vaikų tyrinėti. Yra sakoma taip, kad jeigu jūs kažko tai mokinio klausėte ir pastebite, kad jisai dažnai žiūri į viršų prieš tai, kaip atsako jums, arba dainuodamas tam, kai reikia kažką prisiminti, tai sako, kad šitie žmonės dažniau informaciją išsiima vizualinę. Tai yra jisai pakelia akis tam, kad prisiminti kažkokį tai vaizdinį. Jeigu tuo metu, kai atsiminėja, tai yra maždaug ausų lygmenys informacija priimama, tai yra akis maždaug būna ausų lygmenį, tai šitie žmonės dažniausiai informaciją atgamina arba priima daugiau audialiai. Ir kinestetikai labai dažnai prisimindami pradeda žiūrėti į žemę, tai yra į apačią akis nuleidžia, tai reiškia, kad žmogus priima tą informaciją daugiau kinestetiškai. Tai šiek tiek pastebėję tą savo klasę galite daugmaž susidaryti įspūdį arba bent ir kiekvieną vaiką, kuriam kokią informaciją reikėtų duoti. Dar yra sakoma, kad informacijos įsisavinimas per pamoką maždaug procentaliai išsidėsto taip, kad kai mokinys tik tai klausosi, tai jisai prisimena tik tai apie 5% vėliau įsimena tos informacijos, kurią jūs pateikėte. Jeigu jisai skaito tik tai yra 10%. Kai jisai mato ir girdi, tai maždaug 20%. Kai jisai apie tai diskutuoja, tai maždaug 50 informacijos procentų, 75, kai jisai jau praktikuojasi
ir kai jisai moko kitus 90%. Taigi ne veltui yra sakoma, kai tu mokėsi paaiškinti kitam ir išmokinti, tai tu tada jau tikrai tą informaciją esi perkaltas. Kaip matote, 100% nėra. Todėl galvoti apie tai, kad jūs pateikėte informaciją ir visą tai, ką jūs ten pateikėte, jums visiškai turėtų atkartoti, tai nėra, nes visiems bet kokiu atveju iš jūsų pateiktos informacijos dalis, tai 10% nubyra. Taigi, norėdami, kaip sakyt, mokiniams pateikti tikrai tai, kas yra svarbiausia, kaip aš sakiau, turėtumėte daug kartų kartoti ir atkreipti dėmesį tai, kad būtent šitų dalykų labiausiai reikia, o ta papildoma informacija ne visiems. Daugiau arba mažiau, bet jos vis dėlto nubyrėjo. Ir šiaip tai yra labai svarbu ir apie tai, kokios yra emocinė būsena tuo momentu, kai jūs mokotės. Taigi smegenys dėmesį pirmiausia atkreipia į emocinį krūvį turinčią informaciją. Reiškia, jeigu, sakykime, jūs klausotės kūrinio, kurias kelia mokiniui kažkokios asociacijas arba tam tikras emocijas su savo atsiminimais, arba su jau kažkokia tai turima patirtimi, tai kaip ir sakiau dar kartą, kad ta informacija pirmiausia mokinys priims. Kad geri jausmai skatina mokymąsi, o blogi apsunkina, tai aš manyčiau, čia nėra ko diskutuoti, o judesiai galina emociškai reaguoti į tam tikrą temą. Man teko kažkada tai būti viename iš seminarų, kur buvo mokoma, kaip išmokinti vaikus muzikuoti, dainuojant. Nes mes turbūt esame ir neretai susidurėme su tokia situacija, kada vaikai lyg ir išmoksta dainos tekstą, tačiau ją emociškai padainuoti, perteikti tas emocijas yra labai sudėtinga. Tai tenai buvo siūlymas vienas iš tokių, kad ar klausantis tos pačios muzikos ar tai dainos, kurią jūs norite emociškai pajusti, duoti mokiniams judėti. Tai yra būtent išreikšti tas emocijas per judesį. Ir pavyzdžiui, tokius paprastus dalykus, tai yra, kur kyla kažkokia tai emocinė būklė patirtos muzikos, kad jisai, pavyzdžiui, kiltų į viršų, arba atvirkštinis ten, kur yra nusileidimas emocinis, kad jisai galbūt pritūptų. Kada yra didesnės emocijos, jaudulio daugiau, galbūt jo greitesni judesiai turėtų būti, arba atvirkščiai sulėtėti tuo momentu, kada muzika nurimsta. Tai žinokit, kad teko tokį dalyką daryti ir su vyresnių klasių mokiniais, tai galbūt, aišku, pačioje pradžioje pakankamai sudėtingai yra, nes tai yra ir klasės valdymas tam tikras turi būti, tu su jais tikrai turi bendrauti, pagarba turi būti tarp ir mokinių ir mokytojo, kad tą užduotį įvykdyti, bet vėliau jiems iš tikrųjų labai patikdavo ir jie patys tiesiog išmoka jau dainą, tada kai mes ateidavom į tą aukštesnį etapą, kada reikėdavo sukurti dainą ir interpretacijas savo ir taip toliau, jie patys tiesiog pasitelkdavo tą judesį, judėjimą ir prikurdavo dainą ir netgi savo tam tikrus šokius, judesiukus, kurie jiems iš tikrųjų padėdavo atskleisti tos dainos nuotrauką. Tai aš tikrai visiems siūlau pabandyti. O tarkim, šitas dalykas labai tinka su jaunesnių, mažesnių klasių mokiniais. Na ir aišku, yra labai svarbus tas pozityvus mąstymas, tai yra, kaip jūs tą mokinį, duodami užduotį, kaip jūs jį nuteiksite. Iš tikrųjų, kaip sako toksai dalykas, sakykime, aš taip pasakyčiau paprastai, aš jums duočiau užduotį, sakykime, perskaityti per 10 dienų 100 knygų. Kaip jūs manote, ar tai jums būtų problema? Aš manyčiau, kad taip, iš tikrųjų šitokia užduotį davus, kad tai yra per 10 dienų jums reikia perskaityti 100 knygų, tai yra iš tikrųjų didelė problema. Aš manyčiau, kad iš karto, jeigu jūs tokia tikrai gautumėte rimtą užduotį, jums pirmiausia pasirodytų, kad tai yra didžiulė grėsmė. Automatiškai greičiausiai jūsų elgsena bus priešinimasis. Ir jeigu taip iš karto, sakau, tą užduotį jums dabar kaip pasakiau, tai jūs kiekvienas pagalvojate, aišku, labai savai apie tą užduotį. Bet sakykime, tas priešinimasis mokinių atžvilgiu, tai būtų taip, kad tai yra misija neįmanoma, aš vis vieną greičiausiai šitos užduoties neatliksiu, tai aš geriau jos net ir nepradėsiu. Tai dabar ieškosiu kitaip būdų, kaip man šitos problemos, kaip nors padaryti ir kad nebūtų to blogumo kažkokio. Tai arba aš ten pabėgsiu kažkur paskui iš tos pamokos, arba, kaip aš sakau, dar kartą jau net ir nepradėsiu, nes aš iš karto žinau, kad aš jas neatliksiu. Taigi tas elgsena iš tikrųjų nėra gera. Kitas variantas, jeigu aš jums dabar patikslinsiu, kad jums reikia perskaityti 100 vaikiškų knygučių, kurias skaito 1 klasės mokiniai.
Aš manyčiau, kad iš karto jums ta užduotis per 10 dienų perskaityti tokių 100 knygučių pasirodys misija įmanoma. Na, va, būtent, kad taip. Iš tikrųjų, tada jūs iš karto pamatot galimybės. Ir tada automatiškai jūs pamatysite, kad atitinka tam tikri pokyčiai. Tai šiuo atveju, na, aiškinant, pavyzdžiui, patiems tiems mokiniams, aš visuomet sakau taip. Jeigu aš jums daviau tokią užduotį, aš žinau, kad tokią užduotį galima padaryti. Ją galima atlikti. Vienas ją atliko, pavyzdžiui, sakykime, vieni atlieka, tiksliau tariant, kiti galbūt jos dar neatliko. Tai pasiklauskim pas tuos, kurie atliko, kaip jiems tai pavyko. Jeigu jie mums papasakoja, pasidalina savo patirtimi, ką jie darė, kaip jie darė. Mes galim pasižiūrėti, ar jie vienodai mokėsi tam tikrų dalykų, ar jie vienodų kelių ėjo prie to rezultato, kuris jie pasiekė, ir tada pasižiūrėti, kiek mes galime padaryti. Tai čia lygiai tas pats, kaip aš kiekvieną kartą besimokydama galiu dar pridėti, dar truputuką pridėti ir kažkada ateis tie pokyčiai, tų, kuriuo aš laukiu, kada bus tie vadinami 100%, tai yra aš gausiu tą 10-tuką. Tai čia šiuo atveju knygų skaitimų, tai taip, galbūt kažkuriam tai bus sudėtinga ir 100 vaikiškų knygučių perskaityti, bet aš manyčiau, kad vėl tai jau yra lengvesnė užduotis, o paskui galbūt paaiškės, kad jisai per tas 10 dienų gali perskaityti gal ir tikrai rimtesnių knygų negu 1 klasės mokinių. Na ir dabar šiais laikais irgi yra labai daug kalbama apie emocinį intelektą, kad yra pirmiausia labai svarbu mokiniui duoti suvokti, kas jis pats yra. Tai yra pirmiausia duoti jam pažinti save. Ir kai jisai save pažins, tada jis iš tikrųjų galėtų kitus pažinti ir būti kitus įtakoti pat. Tai čia tokie labai sakyčiau, kad yra svarbus dalykai. Na ir pabaigai apie tą mokinį, kaip aš jį žiūriu, tai yra tokia labai frazė, kad niekas taip nežudo ugdymo proceso, kaip savęs arba savo minčių sureikšminimas. Čia aš manyčiau, kad šitą dalyką turėtų įsiminti ne tik tai išsakyti kiekvieną kartą mokiniui, kuris sakytų, aš negaliu, aš nemoku. Lygiai taip pat, kaip mokytojas per pamoką neturėtų galvoti, kad tu man trukdai, aš tau pasakiau, tu manęs neklausei, ir negalvoti apie tai, kad iš tikrųjų tai yra aš. Šiuo atveju mes dirbame mokytojai dėl mokinio, tam, kad mes jį turime ugdyti, tai yra mūsų misija. Ir mes turime tikrai labai gerai pagalvoti, su labai rimtai ir didelė atsakomybė galvoti apie tai, kad mes ruošiame ne muzikantus, ne ten profesionalius muzikos žinovus ir taip toliau, bet mes pirmiausia turime juose, tose mokiniuose ugdyti pagarbą šiam muzikos menui, duoti jiems suvokimą bendrą, kas tai yra, duoti suvokti, kad tas menas yra, tie menininkai tai yra irgi žmonės, kurie ne šiaip sau gimė, bet kurie daug darbo įdeda, daug indėlio tam, kad tapti tais pačiais atlikėjais, dainininkais ir taip toliau. Na ir vienu žodžiu tiesiog būti tais muzikos mylėtojais. Tai va, tai sakyčiau trumpai, ar nelabai trumpai, apie, toks mano buvo šiek tiek pristatymas jums, apie mano tą požiūrį apskritai į mokinį ir į tai, kaip su juo šis reikėtų gal ne tai, kad dirbti, bet kaip jį žiūrėti, ko jo mokinti ir negalvoti apie konkrečią informaciją, kad tu išmoksi, kas yra mažoras, kas yra minoras, bet apskritai jūs ruošiate žmogų, kuriam reikalinga daug gebėjimų, daug suvokimo, mokėjimo atsigaudytis informacijoje įvairioje. Ir, bet manyčiau, kad tai yra mūsų kaip ir pagrindinė misija. Dabar prieš pratęsdama toliau savo webinarą, tiesiog norėčiau, kad jūs man parašytumėt, galbūt jūs turite labai iš karto kažkokių konkrečių klausimų man, nuo kurių man būtų daug paprasčiau pradėti pasakoti jau apie savo konkrečius vadovėlius. Matau, kad jau rašot po truputuką, tai tuoj tada pradėsim. Aha, dabar klausimas buvo, ar nežadėte parengti pratybų sąsiuvinį. Iš tikrųjų, tai pats pirmas vadovėlis 5 klasė ir buvo sumanytas apie tai, kad prie jo turėjo būti muzikos sąsiuvinys. Tačiau aš manyčiau, kad nepaslaptis, kad tai yra pirmiausia finansiškas. Toksai dalykas išraiška nėra, vienu žodžiu, tai yra pakankamai brangu, o muzikos vadovėliai tai ne vis dėlto lietuvių kalba arba matematika, kuri yra perkama labai daug. Tai tiesiog, jeigu jūs pastebėsit, kad didžioji dalis, tokia pakankamai nemažai užduočių, kurios yra skirtos skiltyje
užduotis, jos yra skirtos tokios, kurias galima atlikinėti kaip ir savo muzikos sąsiuvinyje, kaip praktinės tokios užduotis. Kitas dalykas, kuri dar nėra iki galo patvirtintas, bet tik tai žodiškai pašnekėta yra su Šviesos leidykla, kad dabar jie prie visų vadovėlių ruošiasi daryti vadinamas interaktyvės pamokas. Tai yra vadovėlis pats bus interaktyvus ir tada automatiškai prie tų visų užduočių jau ir bus padaryta, to sąsiuvinio kaip rašyti nereikės, jūs kompiuteriu galėsite atlikinėti įvairias užduotis. Tai aš tikiuosi, kad atsakiau į tą klausimą dėl pratybų sąsiuvinio. Rašote, kad pateikiau nemažai psichologinių dalykų. Iš tikrųjų, aš manyčiau, kad yra labai svarbu tie psichologiniai dalykai, kada tu bendrauji su mokiniu, kada tu jį bandai pažinti. Ir aš manau, kad ir mokiniai tada iš karto suvokia, kad tu ne šiaip sau atėjai 45 minutės atšnekėti, padainuoti ir teikti informacijas, o tu pirmiausia iš tikrųjų nori padėti ir kartu gyvendama su tais mokiniais, nori kartu pažinti tą muzikos pasaulį. Tai manyčiau, kad tai yra labai svarbu. Kaip aš sakau, turėti savo daug draugų. Kaip galėsite gauti šias skaidres, tai dabar man yra sunku jums atsakyti. Aš įsivaizduoju, kad aš vienokio ar kitokio būdu susisiekčiau tada su leidyklos atstovais ir aš tas skaidres jums galėčiau perduoti, o jie, aš kaip matau, jūsų prisijungimus turi. Tai tos prisijungimus vienok turi, tai jums tiesiog persiųstų. Taip, dabar jau daug klausimų yra, tai aš tiesiog žiūriu, kad tai nepamesti visų, tai, kad iš eilės. Taip, apie skaidrės pasakiau. Rašote, kad laukiam 8 klasės vadovėlių. Kiek aš žinau, tai čia jau tiesiog dienų klausimas turėtų turbūt būti, nes kaip ir vadovėlis yra parašytas, mokytojo knyga irgi yra parašyta. Tai aš manyčiau, čia yra tik tai techninis, tam galbūt kažkokios tai kliūtis, galbūt laikas, galbūt ten spaustuvės ar kažkas tai, bet viskas kaip jau ir yra. Tai dar paskaitysim kokie klausimai. Va, matot, jau sako, kad jau ir knygos yra. Galbūt čia tiesiog pas kažką tai tiesiog neatvyko knygos, ten kokios pašto reikalai. Taip, ar grojimas yra ar reikalingas ar nereikalingas grojimas dūdelėmis. Žinot, aš taip pasakysiu taip, kad mano mokykloje, kai aš tik pradėjau dirbti, mes buvom 3 muzikos mokytojai. Ir visi 3 muzikos mokytojai buvo labai skirtingi, kaip aš sakau. Tai aš pati esu baigusi muzikos akademiją ir mano, kaip sakykime, arkliukas didysis yra tai, kad aš galiu labai daug papasakoti, daug istorinių dalykų pateikti, galiu pademonstruoti pati gyvai muziką pagroti, galiu pamokinti netgi skambinti fortepijonu, pianinu ir tai labai pakankamai sėkmingai su mokiniais mes ir darome. Tai yra mano pagrindinis dalykas. Dūdelėmis groti, sąžiningai tariant, aš pati vos groju. Tai dabar sakyčiau tai, kad ar jeigu aš dabar vaikams duočiau groti tomis dūdelėmis pati ypatingai nemokėdama, aš manyčiau, kad aš labai įdomių pamokų tikrai nepravesiu. Bet yra kitas variantas, tai yra, jeigu jūs gebate, jeigu jūs galite tai padaryti, tai net jeigu ir vaikai pradinėse klasėse nėra daug grojęs su dūdelėmis, tai jūs jas išmokinsite vyresnėse klasėse ir iš tikrųjų tada tikrai reikia groti. Bet tikrai pažiūrėkite pagal save. O manyčiau, ar dūdelėmis, ar skudučiais, kažkokiais instrumentais, visuomet pagal jūsų galimybės, ką jūs turite mokykloje, tai jūs iš tikrųjų ir naudokitės būtent tuo, ką jūs turite. Taip, dabar žiūrim, ką jūs čia dar. Taip. Klausėte, ar planuojamas tęsinukas 9 klasiai. Kiek aš žinau, iš viso tos šok serijos jau nebebus 9 klasėje, tačiau jums kaip atsakymas turėtų būti, kad yra sudaryta komanda, kuriai vadovauja, jeigu aš neklystu, Žydrė Jautukytė, ir jie būtent 9 klasėje yra rengia tą vadovėlį. Dabar tiksliai atsakyti, ar jis jau yra parengtas, pagal mane, kad jau yra parengtas. Tai kaip ir atsakymas, kad tai yra tos pačios leidyklos kaip ir tęsimas tos tokios kaip ir serijos.
Na va, matot, kaip tik Vilniuje ir parašė. Taip, tu aš perskaitysiu toliau, ką jūs man rašot. Dabar va čia jūs kaip tik komentaras, kad apie tą vadovėlį atras ir kad tai kitas stilius ir kita serija. Iš tikrųjų, tai man neteko to vadovėlio matyti dar galutiniam variantui, koks jis yra išleistas, tačiau aš skaičiau kaip rankraštinį variantą, kurį autoriai ten buvo padarę. Tai iš tikrųjų matėsi, aš tikrai mačiau iš karto, kad ten yra toks stilius ir labai stengiuosi 8 klasės vadovėlyje jau šiek tiek ir pati po truputį keisti stilių, kad tai nebūtų toks, sakykime, jeigu jūs mokinys mokytųsi toliau iš to kito vadovėlio, kad jisai nebūtų jam staigiai visiškai tokia kaip naujiena ir na, savotiškas šokas. Ten iš tikrųjų pamatysite, kad ta informacija jau yra galvojama apie tai, kad tai yra mokinys, tai yra 8 klasė, tai yra beveik jau perėjimas į tą 9, tada ir mokinių savimonė visai kitokia ir mokymasis yra visai kitoks. Na, tai aš manyčiau, kad jūs ten daugiau pasižiūrėję, pasianalizavę 8 klasės vadovėlį tikrai tai pamatysite. Klausėte, ar labai svarbu grojant dūdelėmis, kurią ranką vaikas laiko viršuje, kurią apačioje. Iš tikrųjų tiesiai sakau, kaip ir dabar, kad, na, kiek aš suvokiu, kiek galiu paaiškinti, kad iš tikrųjų grojimas dūdelėmis, tai nu, jis yra svarbu tas taisyklingas paėmimas, bet manyčiau, kad jeigu jūs ypatingai tą techniką nesigilinate ir labai daug tomis dūdelėmis negrojate, nu, tai gali vaikas groti tai, kaip jam yra patogiau. Na, bet čia sakau dar kartą, tai yra, mes vis dėlto neruošiam muzikantų profesionalų, nes tikrai ne mūsų misija vidurinė, tai ta prasme paprastų mokyklų ruošti tokius kažkokius atlikėjus, tai aš visuomet sakau, kad šituo atveju mes galime pakankamai lankščiai žiūrėti. O apie tai, kad su viena savaitinė ar lieka laiko dūdelėmis, tai sakau dar kartą, jūs patys kiekvienas mokytojas sugalvojate apie tai, ko jums labiausiai reikia, ko reikia jūsų vaikams labiausiai. Ir iš tikrųjų važinėdama po įvairias mokyklas galiu pasakyti, kad dalindamėsi mokytojai savo patirtimi sako, kad vieniems yra labai svarbu dalyvauti visose mokyklos renginiuose, tai yra jie per pamokas, principą, netgi repertuarą iš karto pateikia tokį, mokosi tokių muzikos dainų, kad galėtų ten padainuoti per tą pačią vasario 16 ir kovo 11 ir ten naujosios metų renginius ir taip toliau, ar tradicinius savo mokyklos kažkokius tai renginius. Kiti sako atvirkščiai, kad pas juos, pavyzdžiui, renginiams tai yra labai minimaliai reikalaujama tokių pasirodymų, nes pas juos, pavyzdžiui, yra ir teatro kokia nors studija labai stipri, ar ten lietuvių kalbos mokytojai su savo skaitovais ir taip toliau labai irgi daug prisideda ir choreografai su šokiais. Tai jie, pavyzdžiui, atvirkščiai galbūt daugiau dėmesio skiria kūrybai, kiti turi galimybės groti, kaip jūs sakot, su dūdelėmis, tai yra buvo mokyklai teko matyti, kur iš viso ten vyresnėse klasėse su fleitomis jau puikiausiai groja netgi dūdelėmis. Ne su dūdelėmis ir turi netgi savo pučiamųjų ansambliukus, turi su visai rimtais instrumentais grojama. Tai čia aš sakau dar kartą, aš manyčiau, kad kiekvienas juk pasirenka, na, jūs kaip patys, jeigu studijavot daugiau tas bendrasias programas, tai galėtumėte pastebėti, kad tenai nėra, pavyzdžiui, tiksliai aprašyta konkrečių temų, kurias jūs turėtumėte mokiniams išdėstyti. Ir čia šiuo atveju lygiai taip pat rašydama savo vadovėlius, tai aš nebuvau pririšta, kaip, pavyzdžiui, koks nors matematikas, kad jisai turi išmokinti konkrečių ten tam tikrų temų, tam tikrų skaičiavimų ir taip toliau, bet jam reikia tik sukurti užduotis ir pateikti, kad galėtų pateikti ir išmokinti tos vaikus su tam tikrų dalykų. Mūsų muzikos dalykas jis toks gerokai abstraktesnis, tai yra temų pasirinkimas yra labai laisvas ir čia lygiai taip pat kaip ir muzikavimas, aš manyčiau, jeigu tenai juk nėra konkrečiai parašyta, kad jūs turėtumėte visus mokinius išmokinti groti dūdelėmis. Tai, o yra kitas variantas, kad jisai turi mokėti su kažkokiu instrumentu muzikuoti ir kartu lavinti savo balsą. Tai yra dainuoti arba tą melodeklamaciją turėtų būti. Tai manyčiau iš karto, kad irgi daviau jums atsakymą. Tai matau, kad dar rašot, tai palauksim.
Na, va, apie tas didelės. Iš tikrųjų, sakau, žinokit, pavyzdžiui, aš pati sakau, dar kartą esu, na, šiaip tai fortepijoną baigusi muzikos akademijai ir taip turėjau tokią mintį ir viziją, su vaikais susitarėm, kad aš juos išmokinsiu visus groti fortepijonu. Tai jūs, aišku, iš karto paklausot, kaip tai įmanoma, jeigu turite kabinete tik tai vieną pianiną, bet žinokit, labai paprastai mes patys su mokiniais nusipiešėme savo mobilės klaviatūras. Pirmiausia, išmokome labai gražiai tose klaviatūrose susirasti klavišus ir klavišų pavadinimus, tada pažinti natas, tada susirasti jau pagal natas klavišus. Ir kiekvienos pamokos eigoje dalis mokinių turi visuomet galimybę prieiti jau prie to tikro instrumento, bet to dalis iš tikrųjų turi ir namuose instrumentus, tai ten jie gali ir atlikti. Tai sakykime, kad po metų mokymosi 6 klasėje, tai visi mano mokyklos mokiniai savo mokyklos himną, kad ir vienu pirštu, gal ir nelabai taisyklingai, bet fortepijonė arba pianino klaviatūroje jie jį ritmiškai pagrojo. Tai aš manyčiau, kad tas vienas savaitinė pamoka tikrai yra pakankamai neblogi rezultatai. Jeigu dar yra išmokstami proginių dainų ir lieka laiko, iš tikrųjų tikrai nemažai laiko lieka jų mėgstamoms dainoms paklausyti ir lygiai taip pat padainuoti. Taip, ar dar turėsit kokių klausimų? Va čia perskaičiau Daivos, atsiprašau, perskaičiau vieną iš komentarų, kad be grojimo nebus įtvirtintas toliau ir tobulinamas muzikinis raštas. Ir iš tikrųjų, žinokit, kad buvo labai tokia diskusija, mes kažkada dar prieš man pradedant rašyti vadovėlį, patį pirmąjį mes labai diskutavome apie tai, kad kam iš viso reikėtų tada mokinti vaiką muzikinio rašto, jeigu jisai to muzikiniu raštu nesinaudoja ir visiškai nemuzikuoja. Tai aš manyčiau, kad vienas iš pagrindinių dalykų tai yra, jeigu dar dainas mokinys gali išmokti iš klausos, na, pasiklausydamas ten kažkokio atlikimo ar taip toliau, tai iš tikrųjų toks variantas, kada mokinys jau grosis, iš tikrųjų, na, tiesiog sakau, įsimins, mokėsiu perskaityti tą muzikinį raštą, nes iš klausos muzikos kūrinių labai daug ir kažin, ar ten labai kažką tai pagroti. Tai va, o šiaip mokytis vien tik tai tam natas, kad čia yra do, re ir mi ir paskui visiškai jomis nesinaudoti, tai kam tada be reikalo eikvoti, aš manyčiau, laiką. Dabar dėl interaktyvių mokytojų knygų, tai jūs tiesiog turėtumėte kreiptis į Šviesos leidyklą ir kiek aš žinau, kad užsiregistravę jūs tiesiog gaunate tą interaktyvią mokytojo knygą. O užduočių sąsiuvinių, kaip ir sakiau, tai jų šiaip tai dar nėra. Dabar apie vertinimą, kaip aš vertinu 10 klasėje muzikos, nu, ten egzaminą, bet tokį pažinių patikrinimą. Na, žinokit, labai pasakysiu tokia mano, kaip čia, dviprasmiškas, sakyčiau, toks požiūris yra, nes labai priklauso nuo to, kokia tai bus padaryta forma, nes patys suvokiate, kad, kaip aš dar kartą sakau, muzikos programos jos nėra taip tiksliai apibrėžtos, kaip yra kitų ypač tiksliųjų dalykų programos. Ir jeigu jūs atsimenate, kaip anksčiau būdavo tas muzikos egzaminas, tas ankstesnysis jo variantas, tai iš tikrųjų labai priklausydavo dar ir nuo mokytojo, tai yra kokia jis informacija buvo, kokius gebėjimus jis tam mokiniui ugdė. Ir mes matydavom tikrai per egzaminus labai tokių įvairių, ypač tos teorinės dalies.
Jeigu tai yra tas žinių patikrinimas tokiam panašiam variantui, kaip dabar muzikos egzaminas vyksta, kada mokinys pasirenka savo patrauklę formą ir jisai atsiskaito, tai tada aš manyčiau, kad tai yra kaip ir teigiamas dalykas. Vienintelis, kas mane šiaip glumina, žinote ar ne tokį dalyką, kad 9-10 klasėje mokinys turi galimybę pasirinkti, atsisakyti muzikos dalyko kaip tokią, o jisai gali mokytis šiuolaikinių menų programos. Ir tai yra visiškai kitokia programa, tai yra 2 metų programa skirta, vietoj, tariant, mokinys vietoj dailės ir muzikos, jisai lanko tokią bendrą integralią programą, į kurią įeina muzika, dailė, teatras ir choreografija. Tai vadinasi, iš tikrųjų jisai nebus mokinys per tas 9-10 klasę praėjęs to, ką praeitų kiti. Ir tada šiuo atveju aš sakyčiau, kad gali būti, ir jeigu tai yra standartinis variantas atsiskaitimo, o aš nelabai įsivaizduoju, jeigu visi turėtų 10 klasėje laikyti tą muzikos patikrinimą, tai jisai visiems būtų toks, visiems tai yra kažkoks tai testų daugiau pavidalė, mesgi negalėtumėm kiekvieno mokinio Lietuvoje išklausyti, kaip jis ten atsiskaitinėja savo muziką. Tai, sakyčiau, toks ir vertinimas. Aš nelabai pakol kas įsivaizduoju, kaip tai galima būtų įgyvendinti. Nežinau, ar čia dar man atsakinėti ar ne, bet iš tikrųjų apie interaktyvę 8 klasės mokytojo knygą, tai irgi šiaip tai jau yra. Nežinau, galbūt ten gal dėl techninių kokių nors kliūčių yra tik tai tiesiog dar nepaleista, bet patikėkit, kad ten jau yra. Taip, nežinau, aš galbūt tada, aš matau, kad šitai pagal jūsų ten klausimus, aš įsivaizduoju, kad didžioji dalis jūsų dirba bent jau su ankstesniais mano tais vadovėliais. Tai norėčiau tiesiog pasitikslinti, jeigu galite parašykite, ar jūs dirbate su mano vadovėliais, ar jūs tiesiog norite, kad aš jums daugiau papasakočiau apie juos, ką jūs tenai pamatysite. Na, čia aš skaitau jūsų klausimus, tai ten dėl pažymėjimų jūs turėtumėte registruotis, kai registravotės pačioje pradžioje, ten jums buvo pateikta pokalbių, ten pačioje pradžioje yra toks adresas pateiktas, kuris tos pažymėjimus turėtumėte registruotis. O dėl 8 klasės vadovėlio temų, tai galiu pasakyti, kad tai iš tikrųjų yra 4 skyriai ir tose skyriuose yra, tose skyriuose yra maždaug išdėliota taip. Tai yra vienas skyrius yra skirtas skirtingiams laikmečiams, vienas skyrius yra skirtas instrumentams, tai yra instrumentų klasifikacija, instrumentų ansamblių įvairius sudėtis. Taip pat yra dar temos susijusios su, tokia, čia pasakyti, sakykime, lietuvių liaudės tai yra muzika, tai yra apie įvairias kapelas, apie ten sudėtis tokias kaip, pavyzdžiui, ten trio, kvartetai, tai va apie tokius dalykus. Ir, kaip sakau, dar kartą tas vadovėlis, vėlgi stengiuosi, kaip jeigu jūs matėte mano 7 klasės, tai vėlgi tokį daugiau orientuota į, tokius šiuolaikiškesnius dalykus, tai yra labiau priimtinus
mokymui. Tiesa, prie pačio to vadovėlio 8 klasės vėlgi bus pridėtos papildomos aliaso žaidimo kortelės. Ir šitame vadovėlėje dar vienas, manau, kad šito vadovėlio yra pliusas, tai kad vadovėlėje pateiktų dainų yra pateiktos visų dainų aranžuotės. Tiesa, 2 aranžuotės netilpo į kompaktinį diską, tai mes su šokų leidyklos leidėjais radome galimybę jas patalpinti į interaktyvią mokytojo knygą. Tai vat, manyčiau, kad bent jau tas dalykas tai yra tikrai yra gerai. Taip, šok tinklalapyje turėtų būti ilgalaikiai ir trumpalaikiai planai, nes jie kaip ir priklauso rašant mokytojo knygą. Aha, kaip jau aš ir minėjau, kad iš tikrųjų interaktyvios mokytojo knygos, tai yra dar kartą jūs kreipėtės į šok leidyklą ir tenai jums tiesiog išduodate paskyrą, apie kurią jūs ir galėsite naudotis tą mokytojo knygą. Taip, ar dar turėsit kokių klausimų dėl to mano naujojo to vadovėlio, ar prieš tai buvusių, gal dėl užduočių, ar kažkokių tai tokių dalykų. Tai šiaip iš tikrųjų tai man buvo visiems labai malonu su jumis bendrauti. Aš tikrai dar labai laukiu jūsų klausimų. Ir iš tikrųjų man čia irgi tokia nauja patirtis, nes tai yra mano pirmasis webinaras ir pakol kas dar neteko vesti tokių internetinių variantų, kada vis dėlto tik tai matai žmonių parašytą tekstą, o nematai žmonių akių, nes visuomet tas bendravimas tarpusavy duoda labai daug to bendravimo dalykų ir tada galbūt galima, sakykime, daugiau klausimų ir padiskutuoti ir atlikti tam tikrų užduočių, pabandyti pačią pamoką vienaip arba kitaip pamodeliuoti. Tai galbūt šį kartą tas webinaras toks yra sausesnis, kaip aš pasakyčiau, nes vis dėlto muzikantai pripratę prie praktikos, kad kuo daugiau praktikos. O šiaip tikiuosi, kad visi tie, kurie tam webinare dabar dalyvaujat, kad su jumis kada nors tikrai teks pasimatyti ir kad jūs man dar užduosit ne vieną ir ne du klausimus. Dabar dėl dainų sudėtingumo, tai iš tikrųjų pasakysiu taip, kad mes, kai išnekėjome su mokytojais, tai jie klausėsi, kad ypač, pavyzdžiui, 7 klasės vadovėliai yra tikrai įdėta Mickaus, pavyzdžiui, tų dainų sukurtų, kurios jiems atrodo labai sudėtingos. Tai aš sakau dar kartą, žiūrėkite pagal kiekvienos klasės pajėgumą, juk iš tikrųjų, jeigu yra daina tribalsė, ją padaryti vienbalsę, didelių problemų tikrai nesidaro. Tuo labiau, kad jūs pastebėsite, kad tose dainose iš viso yra padarytas variantas, kada jeigu yra stipriau dainuojančių, geresnis vokalinius duomenis turinčių mokinių, tai galėtų būti kaip nedidelis ansambliukas, o kitų mokinių funkcija daugiau būtų kaip pritariamoji. Tai va čia atkreipkite ir tuos dalykus. Tai nereiškia, kad visą dainą absoliutiškai turi atlikinėti visą klasę kartu. Na, aš iš tikrųjų manyčiau, va čia rašot, kad jums buvo jaukus susitikimas, tai iš tikrųjų labai malonu skaityti tai. Ir aš manyčiau, kad, kaip sako, kiekvienas dalykas, kiekvienas naujas potyris, tai yra man turbūt postūmis toliau į priekį daryti kažką, tai tikrai manyčiau, kad jeigu dar teks kada nors vesti webinarus, aš dar ir pagalvosiu, kaip tai galima būtų paaktyvinti, kad ir jūs galėtumėte atlikinėti tam tikras užduotis. Ir kad ir jums būtų kiek galima irgi taip pat daugiau naudos.
Tikrai labai ačiū už palinkėjimus. Ir Loretai, ir Jūratei, ir Anutei. Na va, matot, pasirodo, ne aš vienintelė čia pirmą kartą. Taip malonu labai.